Taigi labas vakaras visiems, sveiki sugrįžę į Parabellum. Man sako iš režisūros, kad esame puikiai nusiteikę, pasiruošę. Nežinau kodėl, bet taip ir yra. Taigi pažiūrėsime, kas iš to išeis, kaip Diego Batis pats tikriausiai daug daugiau ateityje, nei tai, ką jis darys kitur. Tada, jei norės, jis jam paaiškins. Tačiau smagu matyti, kaip žmonės susipriešina. Pakalbėsime apie viską. Maža užuomina. Mes kalbėsime ne tik apie žemės drebėjimą Venesueloje, tiek tą, kurį sukėlė Trumpas, tiek tikrai. Tai tragedija, kurios Venesuelos gyventojams tikrai nereikėjo, ypač atsižvelgiant į pastarųjų laikų įvykius. Kalbėsime apie Kubą, kalbėsime žinoma apie Peru, nes ten įvyko dar vienas politinis žemės drebėjimas, kuris yra visai kas kita, ir dar apie Kolumbiją. Man buvo įdomu, kai žiūrėjau Kolumbijos rungtynės Meksikoje, paklausiau, būtent tai buvo Kolumbija, Meksika, Ekvadoras. Ekvadoras, Meksika. Ar girdėjot, kad jie nesikalba? Ir tada aš iškart nedelzamas nuėjau pas Diegą Batį ir paklausiau, paaiškink man šitą dalyką, kad jie nutraukė diplomatinius santykius. Nes gražu matyti, kad futbolo rungtynės aš žiūriu tik pasaulio čempionatą, o ne tą, sakykime, klasikinį čempionato futbolą. Juose taip pat yra geopolitinių dalykų, šiandien apie tai irgi šiek tiek kalbėjau, kad likčiau prie temos. Aš iškėliau trumpą vaizdo įrašą apie Trumpo griežtą įsikišimą dėl kortelės, ne? Tam tikra prasme galbūt taip ir geriau. Nes jie leido žaidėjui žaisti ir tada pralaimėjo 4-1, todėl neturi jokių pasiteisinimų, nei daugiau, nei mažiau. Tačiau internete kilo beprotybė. Buvo kalbama, kad Trumpas nori įvesti sankcijas Belgijai arba kad įsiveršime į Belgiją. Memai iš visų pusių ir panašiai. Ir Belgijos žaidėjai šiek tiek tai pabrėžė, nes jei pažiūrėsit į baigiamąjį šokį, jie šoka Trumpo šokį. Taigi net ir futbole yra dalykų, kurie tiesiog nedaromi. Buvo sena transliacija, kuri vadinasi futbolo geopolitika. Nes vis tiek yra komandos, kurios viena kitos nekenčia ne tik dėl istorinių ar futbolo priežasčių, bet ir dėl kitų gilesnių dalykų. Taigi prašau, nuo ko norėtum pradėti? Aš pradėčiau nuo Venesuelos. Kaip ką tik pasakė apie pasaulio čempionatą, viena iš frazių, kurias dažnai kartojame šiomis dienomis, yra ta, kad tikrasis pasaulio čempionatas vyksta Venesueloje, kur gelbėjimo komandos iš daugiau nei 30 šalių atvyko bandyti padaryti viską, ką gali po birželio 24 dieną įvykusio žemės drebėjimo. Kilus nemažai ginčų, man atrodo. Kilus nemažai ginčų, aš iš tikrųjų pradedu nuo tų ginčų. Anksčiau tau sakiau užkulisiuose, kad esu labai supykęs ir dabar bandysiu kartu su klausytojomis, su tais, kurie mus mato, šiek tiek apžvelgti situaciją. Taigi, tas, kuris jums šį vakarą kalba, nėra tik analitikas, tai žmogus, kuris yra susijęs su Venesuela, kuris yra buvęs Venesueloje. Aš buvau tose vietose, kur įvyko žemės drebėjimas Karakase, kur sugriuvo pastatai. 2018 metais gyvenau Altamiroje, Čekao, Los Palos Grandes. La Guairoje buvau prieš 2 metus, jau girdėjau žurnalistų sakant La Guajira. La Guajira yra Kolumbijos regionas. Taip. La Guaira yra ten, kur įvyko nelaimė. Paskui pamatysime ne tik ten, bet pamatysime ir šiek tiek tos vietovės geografiją. Taigi šį vakarą jums kalba žmogus, kuris be kita ko turi dalį šeimos Venesueloje. Aš su Venesuela dirbu nuo 2016 metų, jau 10 metų. Taigi šį vakarą jums kalbu su konkrečiomis ir išsamiamis žiniomis. Sulla questione. Ir pateikiu jums ataskaitas apie tai, kas vyksta ir kokia informacija ateina. Informacija, kuri ateina tiesiai iš vietos, taip pat iš kolegių ir kolegų šalyje. Dar viena užuomina. Italijoje aš rašau Il Fatto Quotidiano laikraščiui, turiu skilti Il Fatto Quotidiano, turiu tinklaraštį jau apie 7 metus ir šiam tikslui tai puikiai tinka, tikrai taip. Tiesiu rašyti šį tinklaraštį, nes man leidžia visiškai laisvai rašyti viską, ką turiu ar noriu parašyti. Apie Latino Ameriką publikuoju maždaug 1 straipsnį per savaitę. Paskaitykite komentarus apie tai, ką man rašo ir suprasite, kad nesu visiškai, sakykime, Il Fatto Quotidiano linijoje.
Dabar juokavome ir juokėmės su Mirku, nes paskutinėme straipsnėje apie Venezuelą kiek paviršutiniškai pasakiau tai, ką jums papasakosiu detaliau. Šiandien, žinoma, buvau apkaltintas esąs slaptuoju Trumpo agentu, kuriam moka CŽV. Tu nusikalsti vien tuo, kad esi artimas Parabellum. Taip, tada buvo nuostabus komentaras, sakantis, bet pažiūrėkite, straipsnio autorius yra Parabellum rate, taigi viskas jau pasakyta. Ne, bet aš jums sakiau, kolegės iš šalies, nes tarptautiniu mastu, palikdamas šiek tiek, leiskite man šią frazę, mažoji Italija, kuri žurnalistiniu požiūriu yra šiek tiek autoreferencinė tarptautiniu mastu, rašau ir publikuoju El País. Todėl kolegos iš El País, jie daro labai gerus reportažus, labai gerus straipsnius. Iš Venezuelos pusės žurnalistinė prasme ne. Atrandami dalykus, kuriuos žinoma režimas, šiandien vadovaujamas interprezidentės Indelzi Rodriguez, bandė nuslėpti. Tai kodėl aš pykstu, nes matau, kaip šis klausimas nušliečiamas žurnalistiniu požiūriu. Matau, kad į Venezuelą siunčiama labai mažai žmonių. Atsiprašau, aš pastebėjau, kad vos prasidėjus pasaulio čempionatui, kiti dalykai, ši istorija, taip, po pirmųjų 2-3. Beveik nieko, nors Italija ir išsiuntė gelbėtojų komandą, todėl plojimai Italijai už tai, kad jį dalyvavo. Bet, žiūriu ataskaitas ir mes nuvykome aplankyti Venezuelos žmonės, kurie gyvena visiškame skurde, neturi nieko, bet vis tiek nori tuo pasidalinti su mumis. Jie prarado viską, bet vaikai juokėsi. Yra paternalistinė žurnalistinė pasakojimo linija, kuri neturi nieko, kuri analizuoja, kuri visiškai nekritikuoja, jokio tipo, na gerai. Šį vakarą to nedarysime, šį vakarą kalbėsime apie tikrus dalykus, kalbėsime apie dalykus, kurie pykdo. Pažadu jums, kad kai baigsime kalbėti apie Venezuelą šioje pirmoje dalyje ir jūs būsite supykę. Gerai, tada pradedam jį nori, Mirko. Ir visų pirma, jums sakys, mums sakė ir toliau sakys. Tai, kas įvyko Venezueloje, buvo netikėta, nepasiruošta, nenuspėjama. Dvigubas žemės drebėjimas. 7,2 tada, 7,5, šiek tiek daugiau, ar mažiau nei 40 sekundžių. Galiu pasakyti, kad esu neišmanėlis šio klausimu, nors ir esu neišmanėlis. Žinau, kad ten namai nebuvo pastatyti labai kokybiškai ir tai buvo gana žinoma. Ir esu neišmanėlis šio klausimu. Nors ir esu neišmanėlis, žinau, kad ten namai nebuvo pastatyti labai kokybiškai ir tai buvo gana žinoma. Tai ne tik seisminė zona, kas 5060 metų ten nuolat įvyksta žemės drebėjimas. Taigi, sakyti, kad tai buvo netikėta tragedija, kuri visus užklupo netikėtai, jau yra tikslu. Ne, iš tikrųjų toks dvigubas seisminis įvykis, koks įvyko dabar, yra labai retas seisminis reiškinys. Tai, sakykime, dažnai nepasitaiko. Aš nesu šios srities ekspertas, tačiau esu ekspertas naujausioje Venezuelos istorijoje ir negaliu pasakyti, kad būtų buvę kitų žemės drebėjimų. Gerai, o jei grįšiu šiek tiek atgal, pradinėme late, pirmame ir dešinėje pusėje matote sakinį, kuris yra Karakaso miesto centre, kurį pasakė Simonas Bolivaras 1812 metais. Taip, Simonas Bolivaras, kuris yra didysis Amerikos išlaisvintojas, bet jis buvo venezuelietis iš Karakaso, jis buvo mantuanas. Mantuaniečiai buvo tie kreolai, ispanų vaikai gimę Amerikoje, kurie turėjo daug nuosavybės ir daug turtų. 1812 metais įvyksta didžiulis žemės drebėjimas. Ir Simonas Bolivaras susidūrė su Venezuelos gyventojų nusivylimu, kurie bandė pakilti ir sukilti prieš Ispanijos imperiją. Jis ištarė šią garsią frazę: jei gamta priešinasi, kovosime net prieš gamtą ir laimėsime. Jis kalbėjo apie tai būtent turėdamas omenyje siaubingą žemės drebėjimą, kuris 1812 metais sunaikino Karakasą. Taigi jau Simonas Bolivaras laikai žinojome, kad ši zona yra seisminė. Jei judėsime toliau, matome, kad tai yra zona, kurioje įvyko 1 ar 2 žemės drebėjimai ir būtent ta zona yra ant lūžio linijos. Dabar ta zona, kurią matai kairėje, kur yra Katija Lamar, kur yra kitos turistinės vietovės. Turite įsivaizduoti, kad tai visiškai pakrantė zona, todėl įsivaizduokite labai aukštus pastatus stovinčius prie paplūdimio. Žinoma, krištolo skaidrumo, nuostabi Karibo jūra už šios zonos, paskui yra dar vienas vaizdas, jį pamatysime geriau.
Už šios zonos yra kalnas, vadinamas Monte Avila. Gerai, tai kalnas, kuris skiria Karibus nuo Karakaso. Už to kalno jau yra sostinė Karakasas. Ir ten matote pažymėtą dar vieną svarbę vietą, vadinamą Maiketija, kur yra oficialus sostinės oro uostas. Karakaso oro uostas buvo pažeistas žemės drebėjimo ir todėl tapo netinkamas naudoti. Dėl šios priežasties labiausiai naudojamas oro uostas buvo Valencijos oro uostas, kuris yra Valencijoje, žinoma, Venesueloje, ir yra 2 valandos kelio nuo sostinės Karakaso. Dabar ir tai tam, kad suteikčiau jums šiek tiek informacijos, čia taip pat pateikiau keletą įvertinimų, nes žinau, kad žmonės, kurie seka šį kanalą, taip pat ir tu, Mirko, esate žmonės, kuriems patinka skaičiai ir kurie mėgsta labai tiksliai vertinti tokius dalykus. Taigi, Jungtinių tautų biuras, atsakingas už nelaimių prevenciją, pateikė vertinimą apie fizinį, ekonominį ir struktūrinį žemės drebėjimo poveikį. Tiesioginiai fiziniai nuostoliai siekia $37 milijardus, iš kurių 24 milijardai susiję su pastatais, o 13 milijardų su infrastruktūra, kuri jau ir tai buvo siaubinga. Ir dėl menkos priežiūros, menkų intervencijų, kurios buvo per pastaruosius 20 metų. Kiti sakys, kad dėl JAV ekonominio karo visiškai nuimdami atsakomybę nuo Venesuelos režimo valdymo. Pagalvokite. Šie skaičiai sudaro 4% bendrojo vidaus produkto. Bendrojo vidaus produkto. Atsiprašau, sakiau ispaniškai, Venesuelos. Ir tam reikia šiuo metu apskaičiuotas laikotarpis, per kurį Venesuelos ekonomika galėtų užpildyti šią spragą, yra 180 metų. Pagal šios skaičius, kurie yra išeiti, jie nėra iš kokio nors šališko šaltinio, ne iš kokio nors biuro New York'e, ne, jie yra iš Jungtinių tautų agentūros atsakingos už nelaimių prevenciją. Ir čia dešinėje galite matyti, kaip kai kurios zonos liko 15-20 aukštų pastatai, kurie griuvo kaip domino, vienas aukštas ant kito. Įsivaizduokite tą žmogišką tragediją. Nes tada mes būtent ir žiūrime į tai, ką toks žemės drebėjimas reiškia žmonėms ir būtent tai turėtų mus labiausiai supykdyti. Šiuo metu kalbama apie daugiau nei 3300 žuvusiųjų, o Delcy Rodriguez režimas nenori kalbėti apie dingusiųjų skaičių. Čia reikia padaryti dar vieną pastabą. Čia nėra jokios logikos. Nes ten tikrai skaičiau visko, 40 000, 50 000, 70 000, 80 000. Kalbama apie maždaug tiek, nėra tikslumo, skaičius 2. Nieko nesuprasit. Kalbama apie maždaug 50 000 dingusiųjų. Bet kas apie tai kalba? PSO, nes Venesuelai režimas jau apie 15 metų įvedė statistinių duomenų slėpimo sistemą ir neduoda duomenų. Jie jų nepateikia. Ar jie nenori jų pateikti, ar tiesiog neturi realių ir veiksmingų priemonių šiems duomenims apskaičiuoti vietoje. Iš tiesų, kai jie pateikia duomenis, jie visada būna neįtikėtini, kurie netitinka realybės. Iki šiol užfiksuotų mirusiųjų skaičius yra 3300. Dėl mirusiųjų galime būti gana tikri, nes vietoje dirba ir Raudonasis kryžius, kuris veikia kartu su Venesuelos režimo struktūra. Tačiau dingusiųjų duomenys žinome pagal PSO skaičiavimus, kalbama apie maždaug 50 000 dingusiųjų ir dėja tai labai tikėtinas skaičius. Nes šie sugriuvę pastatai buvo gyvenami pastatai. Be to, tai buvo šventinė diena, atostogų diena, nes tai buvo Švento Jono San Juano diena, kuri Venesueloje, ypač pakrantės regione, yra labai svarbi šventė. Taigi tai yra sinkretinė šventė susijusi su religijomis ir afrikiečių kilmės žmonėmis, šiandien afrodescendentais, kurie buvo atgabenti grandinėmis iš Afrikos ir vėliau sukūrė šią sinkretinę dimensiją. Per San Juano šventę su būgnais, tai buvo šventė, pilnos gatvės, žmonės švenčia namuose, žmonės švenčia pakrantėje, todėl žala buvo maksimali, taip pat dėl to buvo daug turistų. Jau kalbama apie 20 000 perkeltų žmonių, kuriems turės padėti OCHA. Dabar tiems, kurie nežino, aš esu humanitarnės pagalbos darbuotojas, pradėjau dirbti su ekstremaliomis situacijomis prieš daugelį metų, todėl pateiksiu 3 faktus tiems, kurie niekada nedirbo su ekstremaliomis situacijomis.
Svarbu žinoti, kad ekstremaliuose situacijose dirbama 3 lygiais. R. Gelbėjimas, pagalba, atstatymas, taigi gelbėjimas. Ypač pirmosios 72 valandos yra svarbiausios siekiant išgelbėti žmonės, kurie liko po griuvėsiais. Ir nulavinu žemės drebėjimus, kai žmonės atsiduria gyvybės ar mirties situacijose. Tuo metu šis laikotarpis gali užsitęsti. Venesueloje žmonės gyvus iš po griuvėsių ištraukė po 10 dienų, po 11 dienų, tačiau iš tikrųjų jau gelbėjimo komandos, pirmosios gelbėjimo komandos po griuvėsiais jau traukėsi iš Venesuelos. Tada prasideda antrasis etapas, vadinamas pagalbos palengvinimo etapas, kuriuo metu reikės dirbti, kad būtų suteikta gyvenamoji erdvė šioms 20 000 žmonių. Reikia gydyti sužeistuosius ir reikia pradėti itališku būdu. Kaip ten buvo su konteineriais? Dirbti itališkai. Kaip konteineriai subrot, dirbti darbus. Taip. Dėja, manau, kad jie nesugebės gauti net ir jų, Mirko. Italų metodas šiuo atveju jau būtų svarbus patobulinimas Venesuelai. Ir tada bus atstatymo laikotarpis, bet tai yra trečiasis etapas, kuris visada ateina daug vėliau. Ir čia, ką matote, ir aš manau, kad po to, kas įvyko, tai tapo visiškai aišku, didžiausias Venesuelos rezervinis turtas nėra nafta, o jo žmonės. Nuo pirmos minutės, net nesupratę, kas įvyko, žmonės pamatę nuolaužas ir griūvančius pastatus, pradėjo kasti plikomis rankomis, kad ištrauktų žmonės iš griuvėsių. Kariuomenė nepasirodė ir mes vis dar klausomės, laukiame, kol jį pasirodys, tada apie tai pakalbėsime. Čia matote Venesuelos menininko sukurtą nuostabų paveikslą, kuris vadinasi Tauta gelbsti tautą, žmonės gelbsti žmonės. Ir paveiksle, pavyzdžiui, apačioje kairėje, matome Venesuelos šventąjį Don Gregorijų Hernandezą, kuris buvo gydytojas, ir šunį. Nežinau, ar matote, šis šuo vadinasi Tsunami. Ir jis atliko 10 gelbėjimo operacijų. Ir žmonių paieškos po griuvėsiais per pirmasias valandas, pirmasias dienas po to žemės drebėjimo. Asmuo, kurį matote viršuje dešinėje, vadinamas topu. Tai žmogus, kuris vienas per pirmasias 4 dienas iš griuvėsių ištraukė 60 žmonių. Vienas galbūt kartu su kitais žmonėmis, bet be jokios pagalbos iš pareigūnų, kariškių ar kitų. Ji buvo sulaikyta 2 dienoms, pradingo dėl jėgos struktūrų veiksmų. Venesuelos valdžios institucijos ją sulaikė, nes prieš kameras jį pradėjo skųstis, kad kariškiai nėra gatvėse, kad valstybė nesikiša, kad vyriausybė visiškai nedalyvauja, todėl ji buvo suimta. Kaip matote paveikslėlėje po Iltopo, matote, kad žmonės iš visų paveikslėlių, kuriuos jums parodžiau, ir žinokit, aš jų specialiai neieškojau, bet visi paveikslėliai, kuriuos jums rodžiau anksčiau, jei juos pažiūrėsite, jei galite, grįžkite šiek tiek atgal, Mirko, pažiūrėkite į paveikslėlius apačioje dešinėje. Matote 2 paveikslėlius kairėje. Ir jei pažiūrėsime ir ankstesnius, nematote nei vieno kareivio, nematote nei vieno policininko. Tai visi žmonės su improvizuotais šalmais, su liemenėmis, žmonės atvykę iš kitų šalių, kurie vykdo gelbėjimo operacijas. Salvadoras buvo viena iš pirmųjų atvyko ir gelbėtojų komandos iš Meksikos. Kaip žinote, tai šalis, kurioje dažnai vyksta žemės drebėjimai, todėl jie labai patyrė, tačiau kariškių nebuvo. Taigi, jei dabar taip judėsime toliau, Mirko, čia pateikiu keletą komandų, kurios atvyko, jie atvyko. Ir Ispanija, žinoma, Ispanija buvo pirmoji, kuri atvyko už Amerikos žemyno dėl akivaizdžios kultūrinės ir istorinės artumos su Venesuela, bet atvyko ir Italijos, Salvadoro, Kataro bei Bolivijos gelbėjimo komandos. Ir čia mes tai sakome, taip ir yra, tai iš esmės yra pirmasis vakaro įvykis iš beveik visų šalių. Taigi atsakas buvo milžiniškas. Mačiau trinti su amerikiečių grupe. Jie beveik nenorėjo jų suprasti. Trintis, prie to prieisime, trintis su amerikiečių grupe. Tai kvailiausias dalykas pasaulyje. Turiu minėjai, aš sakau, kad tai buvo, bet sakau vieną. Yra vienas iš dalykų, Mirko, kurie yra paslėpti kabutėse, bet kas pažįsta situaciją žino, kodėl buvo trintis. Jei pagalvosime apie Laguairą, sakoma apie Laguairą. Jei pagalvosime apie Laguairą, galvojame apie labai turistinį regioną, kartoju, kurį vyriausybė buvo daug investavusi. Tai yra sritis šalia pagrindinio oro uosto. Akivaizdu, apie ką kalbame. Kalbame apie vyriausybę, apie režimą, kuris užsiima daugybę neteisėtų veiklų, į kurias įtrauktas kariuomenė, įtrauktos teisėsaugos institucijos.
Vienas pagrindinių sandėliavimo taškų visiems kariuomenės ir viešosios tvarkos pajėgų vykdytiems neteisėtiems sandoriams buvo La Guaira. Taigi, vos tik įvyko žemės drebėjimas, pirmoji problema, sakykime, tiems, kurie valdo šios sandorius, buvo užtikrinti saugumą, sakykime, patalpoms, slaptiesiems namams, saugioms vietoms, kur buvo laikomos prekės ir viskas, kas priklausė šiems sandoriams. Iš tiesų, tam tikrų momentų La Guairoje pasirodo sunkvežimiai, kurie išveža seifus su spynomis, su skaitmeniniais užraktais, atrakinamais rankos atspaudu. Tai yra, matosi, kaip atsiranda kranai, kurie išveža konteinerius, kurie yra kaip seifai. Tuo tarpu asmeninių transporto priemonių nėra. Nei sunkiosios, nei karinės technikos, kuri padėtų civiliams ištraukti žmonės iš griuvėsių, nėra. Taigi situacijos yra siurrealios, Mirko, siurrealistinės. La Guaira beveik iš karto uždaroma Diosdado Caveglio, kurį matote dešinėje paveikslo pusėje. Kairėje yra Denzi Rodrigesas, dešinėje paveikslo pusėje Diosdado Caveglio, kuris yra vidaus reikalų ministras. Džavi yra paskelbusios atlygį už jo galvą, todėl gerai prisiminkime, po Maduro JAV nori atvykti pasiimti būtent jį. Ir susidūrus su neveikimu iš kariuomenės, iš Venezuelos viešosios tvarkos palaikymo pajėgų pusės, žmonės ypač iš Karakaso, iš mažiau nukentėjusių Karakaso rajonų, pradeda, kaip matote centrinėje nuotraukoje, motociklais organizuoti humanitarinį koridorių. Ir pradeda gabenti vandenį, maisto produktus, kaukes, šalmus, viską, ką tik gali atvežti šiuo greitkeliu, kuris jungia Karakasą ir jungia Karakasą su La Guaira. Ir po mažiau nei dienos maždaug La Guaira yra militarizuojama, ją uždaro kariuomenė. Niekas nėra praleidžiamas, savanoriams sakoma, kad jie turi užsiregistruoti prieš pereidami ir sakoma, kad tai daroma tam, kad gelbėjimo komandos galėtų dirbti. Gelbėjimo komandos, kurių dauguma dar nebuvo atvykusios, o kariškai nedirbo, todėl neaišku, apie kokias gelbėjimo komandas kalbama. Manoma iš tiesų, kad Guaira buvo uždaryta tam, kad būtų galima išvežti, kartoju, visą eilę dalykų, kurie buvo anksčiau ir kurie yra prioritetiniai Diosdado Cavegliui, apie kurį žinome, kad jis yra tas, kuris valdo kolektyvus, tai yra paramilitarus, užimančius Venezuelos gatves. Kodėl tai svarbu? Nes nuo 2014 per protestus mes juos nuolat matėme. Kariškiai saugojo gatves, buvo sunkioji technika, įvairiausi ginklai ir matėme, kaip kiekviename kampe pasirodydavo policijos pajėgos, Sebin, Bolivarinė nacionalinė gvardija, visko buvo. Įvyksta žemės drebėjimas, nematome nė vienos uniformos. Kariai liko kareivinėse. Ir kodėl? Nes tai suprantama. Pirmasis Delcio Rodrigeso klausimas buvo, ką darome? Didžiausia rizika čia – perversmas. Iš tiesų, Delcio Rodrigesas į gatves išėjo gerokai po žemės drebėjimo ir, kaip sakoma ispaniškai, buvo nušvilpta ir apšaukta. Švilpimas, riksmai ją privertė išeiti, nes jos visiškai nenorėjo jos matyti. Ir tada mes prieiname, ir aš trumpam sustosiu, kad galėtumėt užduoti klausimus, kad pabandytume suprasti, tada mes prieiname prie... Pažiūrėkime akimirką, ar čia, ar šiek tiek toliau, gerai? Pirmiausia yra taip, šis vaizdas, kuris yra siaubingas. Pereikime ir prie to vaizdą. Pagalvokite, kad tie keli kariai arba kelios Bolivaro nacionalinės gvardijos nariai, kurie buvo matyti teritorijoje, buvo matyti plėšiantis namus. Šį egzempliorių, kurį matote čia kairėje, pagavo, kai jis landžiojo tarp griuvėsių ieškodamas. Ką ir padarė, rado ir dolerių. Vienų namo seifas su doleriais buvo atidarytas. Kaimynai jį pagavo, kai jis bandė išnešti dolerius. Nufilmavo, o tada, sakykime, Venezuelos teisėsaugos institucijos sukūrė visą spektaklį, sakydamos, kad jis buvo suimtas, kad jis buvo nušalintas nuo tarnybos. Tačiau yra dešimtis vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip Bolivaro nacionalinė gvardija ir ten būdę kariai buvo ginkluoti ir neturėjo kastuvų, todėl nepadėjo. Tai dar vienas labai garsus šio Venezuelos momento vaizdo įrašas. Matot, kad tai civilis su kauke, tai venezuelietis, kuris kelias dienas užsiėmė žmonių traukimu iš griuvėsių ir šaukė kariams, ko jūs čia atėjote su karo ginklais. Kur yra kastuvai? Kur yra kaukės? Kodėl jūs nekasate?
Ir žinoma, šie žmonės, atkreipkite dėmesį, atrodo lengva tai pasakyti, bet jie labai rizikuoja. Čia matote kitą vaizdą, kur kareivis ką tik kažką išnešė iš namų, ar ne? Ir todėl yra didžiulis nepasitenkinimas. Nepasitenkinimas, kuris buvo išreikštas, kita skaidrė. Delsi Rodriguez per pirmąją spaudos konferenciją, kurią jį turėjo surengti tarptautiniai spaudai, o ne režimo žurnalistams, nes anksčiau į Delsi Rodriguez spaudos konferencijas ateidavo tik Telesur žiniasklaida, režimo apmokama Venesuelos spauda, Rusijos ir Kinijos spauda, niekas kitas. Tačiau šioje spaudos konferencijoje dalyvauja kolegos iš El País ir Telemundo žurnalistai, kurie pradeda, matote, čia merginą profesionalę su ilgais plaukais, ji yra kolegė iš El País, kitas žurnalistas yra kolega iš Telemundo, kurie pradeda kalbėti, pradeda klausinėti Delsi Rodriguez, užduoda jam tokius klausimus. Bet kodėl kariškiai nebuvo matomi ir kodėl per pirmasis 72 valandas nebuvo jokios vyriausybės intervencijos? Nebuvo imtasi jokių veiksmų, nebuvo įgyvendintas joks planas, todėl jie pradėjo spausti. Delsi Rodriguez atsakymas buvo, jūs visi esate niekšai ir sukūrėte žiniasklaidos laboratoriją, kad diskredituotumėte Venesuelos vyriausybės veiksmus. Jokio tikro atsakymo, jokių duomenų, nes nepradėjome šio plano. Jie tik pasakė, aš iškart paskambinau Trumpui, kad paprašyčiau dronų, kurie galėtų skristi virš teritorijos ir sužinoti, kas įvyko, bei paprašyti pagalbos. Tai viskas, ką jie pasakė. Nebuvo parengta jokio plano. Tad supraskite, aš esu, kaip sakoma prancūziškai, įsiutęs. Ir iš tikrųjų yra žmonių, kuriuos pažįstu, mano pažįstamų draugų, kurie žuvo po tais pastatais. Ir todėl, taip negalima. Išsisukinėti dėl to, kas įvyko. Venesuelos režimas turi visiškai aiškę atsakomybę. Trumpam sustoju, atsikrepiu ir paklausykime klausimų bei komentarų. Ar ši situacija atsirado tik dabar, ar tai buvo ir anksčiau, kai vyko kokia nors tragedija? Ar tai tik požiūrio klausimas? Ar pirmiausia turime užtikrinti situacijos saugumą? Vietoj to, kad vyriausybė teiktų prioritetą žmonių gelbėjimui, ši istorija apie vietas, kurie eina pasiimti daiktų ir panašiai, leidžia suprasti, kad prioritetas yra kitur. Ką po velnių ten veikia kareivis su kulkosvaidžiu? Jis nieko nepadeda, jei pats neprisideda, nekasa. Vienas nieko nepajudina, bet to sakė, kad kareiviai su kulkosvaidžiais reikalingi, kad būtų užkirstas kelias plėšikavimui. Jie patys užsiėmė plėšikavimu. Tai yra, jie buvo tie, kurie plėšikavo, kol žmonės traukė sužeistuosius iš automobilio. Atsiprašau, dieviai, turiu būti velnio advokatas. Negalima sakyti, kad vienas ar du atvejai atspindi 20 000 karių. Ne, visiškai ne, bet ispaniškai sakoma jematyvo. Tai reiškia, kad tai labai įsiskiria. Tikrai, tame chaose, jeigu tu man parodytum bent vieną karį. Išsiskiria tai, kad nebuvo matyti ne vieno kario su kastuvu, nebuvo matyti sunkiosios technikos, nebuvo įgyvendintas joks kontrolės planas. Ir vieninteliai vaizdo įrašai, kurie cirkuliuoja, atkreipkite dėmesį, yra iš tarptautinės spaudos, kuri buvo ten tuo metu praėjus vos kelioms valandoms po to, kas įvyko. Tai yra kariai, kurie plėšikauja, kurie stato patikros postus, kad nepraleistų žmonių ir kurie išeina į gatves su kulkosvaidžiais. Vaikinai, štai taip. Ačiū. Šie vaizdo įrašai, kurie buvo rodomi per įvairius tinklus, per įvairius kanalus, skirtingi vaizdo įrašai, ne tik vienas. Taigi, akivaizdu, kad trūko koordinuoto atsako iš centrinės valdžios pusės. Ir kalbant apie šį klausimą, aš paruošiau dar keletą skaidrių, kurios atsakys būtent į šį klausimą. Ir esmė tokia, ar prisimenate, kad Maduras vos keliomis dienomis prieš operaciją, absoliučią sausio 3 rezoliuciją sakė, ateikite mūsų paimti, mes pasiruošę. Rodė daugybę žmonių, kurie treniravosi su ginklais, kariuomenė, kuri mobilizavo techniką, viską. O paskui paaiškėjo, kad per operaciją, kurią vykdė Jungtinės valstijos, beveik jokio pasipriešinimo nebuvo, jie pralaužė gynybą kaip per sviestą, taigi viskas buvo tik spektaklis. Štai taip. Populizmas yra būtent tai spektaklis.
Visa virtinė milžiniškų spektaklių. Daug vaizdo įrašų, visi ginkluoti, visi pasiruošę ir panašiai. Pasipriešinimo praktiškai nebuvo, o tie, kurie daugiausia žuvo, buvo Kubos sargybiniai. Taip, žuvo tie, kurių tarsi nebuvo, nes iki pat paskutinės dienos buvo neigiama, kad Venesueloje yra Kubos kariškių, juo labiau prezidento apsaugos aparate. Tada kažkurio momentu, nežinia kaip, kai atvyko amerikiečiai vykdyti operacijos, absoliutaus sprendimo operacijos, žuvo 32 kubiečiai. Nesuprantama, ką tenai veikia tie 32 kubiečiai. Bet kokiu atveju, grįžtant prie dabar užduoto klausimo, kuris yra labai svarbus, ir čia aš nekalbu, atkreipkite dėmesį apie politinį procesą ir čevizmą. Į tai nesikišu. Aš kalbu apie faktus, apie duomenis, o jūs turite patys mąstyti, patys daryti išvadas apie šį dalyką. Taigi, Chavezas likus nedaug laiko iki mirties, 2011-2012 metais pristatė didžiąją Vivienda misiją. Chavizmas buvo paremtas misijomis, pavyzdžiui, vykdavo raštingumo misija, būsto misija, viskas taip ir vyko. Misijos Vivienda tikslas buvo suteikti būstą žmonėms, kurie iki tol gyveno orumo neatitinkančiomis sąlygomis. Sakyčiau, kad tai tikrai verta švęsti, tai turėtų daryti visos vyriausybės, nes teisė į būstą, į orų būstą, mano manimu, yra teisė. Ir todėl Čavesas labai gynė šią bolivarinės revoliucijos dalį. Taigi jis perduoda keletą butų, tai nebuvo namai, šiuose pastatuose, kuriuos galite matyti čia pačioje dešinėje, ir tame, kas vadinama didžiąją misiją Vivienda. Dėmesio, būtent kas valdo šios didžiosios misijos Vivienda konkursus, yra ponas vardu Aleksas Saabas. Užsirašykite tai ant lapelio čia dešinėje arba kairėje, o vėliau dar pakalbėsime apie Aleksą Saabą. Dabar kas vyksta? Kad šie namai, šie pastatai, kurie visi sugriuvo, gerai? Dabar matosi, kaip jie buvo pastatyti. Polistirenas arba putplastis padengtas cementu. Stulpai be geležinių armatūrų, teritorija, kuri buvo žinoma kaip seisminė, dešinėje pusėje. Statybos metodas Mariupolyje praktiškai iš to, ką mačiau. Tai Kažkas siaubingo. Viskas leido per visus plyšius, ypač langų rėmai, pavyzdžiui, galėjai kišti pirštą iš vienos pusės ir iš kitos, kai skubi ir yra vagystės, ir yra korupcija. Taip ir atsitinka, yra vagystės ir yra korupcija, tikrai. Dėl skubėjimo nežinau, bet ten tikrai buvo vagystės ir korupcija. O dešinėje pusėje yra ne tik kaltė, bet ir tyčia. Nes Japonija, kuri, apie žemės drebėjimus, Japonijoje, jie tikrai žino, aš ką tik grįžau iš Japonijos, ir matosi, kad tai labai budri visuomenė dėl žemės drebėjimų. Štai tarp 2002 ir 2005 metų. Japonijos bendradarbiavimo agentūra, kuri yra panašiai į Italijos ICS, bet tai yra Japonijos bendradarbiavimo agentūra, buvo parengusi dirvožemio tyrimą, kuris vėliau bus panaudotas ypač Laguairos teritorijos, kuri tuo metu vadinosi Vargas. Ir Karakaso rajone tyrimas apie tai, kad tai buvo stipriai seisminė zona ir buvo patariama toje vietoje nebetęsti statybų. 2005 metų kovo mėnesį šią nuotrauką paviešino spauda. Ir šiomis dienomis matome Japonijos bendradarbiavimo agentūros pareigūną, kuris įteikė vietovės seisminės situacijos tyrimą apie seisminę situaciją toje vietovėje. Paaiškindamas, šis tyrimas paaiškina, kad ten statyti negalima. Ne tik statoma, bet ir statomos šios namai, kuriuos ką tik matėte iš polistirolo padengto kalkėmis ir betonu. Taigi štai atsakant į klausimą, ar taip yra tik dabar, kai yra Densi Rodrigesas ir kai yra jo brolis Jorge Rodrigesas ir kartu su Diosdadu Cabellu, kurie vadovauja naujojo Venesuelos režimo viršūniai. Ne, tai yra sistema, kuri buvo plėtojama daugelį metų. Taigi vis tęsiasi ir tęsiasi. Akivaizdu, kartoju, aš čia nekritikuoju to, kad buvo vykdoma būsto misija, kad buvo vykdoma raštingumo misija. Tiesa, kiekvienas, kas pažįsta Karakasą, ir kartoju, aš ten gyvenau, kiekvienas, kas pažįsta Karakasą, žino, kad yra tai, kas vadinama aplink Karakasą. Loseros Petare, pavyzdžiui, kaip būtų vadinama Brazilijoje.
faveluose, kur žmonės gyvena nevertomis sąlygomis, gyvena be elektros, be vandens tiekimo. Todėl iš tikrųjų turėti vyriausybę, kuri rūpinasi galimybę suteikti orius namus šiems žmonėms yra svarbu. Dėmesio, jie nebuvo dovanojami. Turėjai būti partijos narys, turėjai dalyvauti partijos renginiuose, žodžiu, turėjai būti susijęs su visa bolivarinės revoliucijos sistema. Jei net tau namo neduodavo, taigi tai buvo mainų priemonė. Apie tai galime diskutuoti, ar tai teisinga ar ne, bet štai dabar šioje nuotraukoje, kurią matote dalį La Guaira. Kaip matote, tai yra pakrantės linija, kurioje buvo pastatyta, matote jūrą nuostabi, kurioje buvo pastatyta daugybė pastatų, o tai, kas yra už nugaros, yra Avila, tai yra Avilos kalnas. Dabar ši zona yra ne tik seisminė, bet pastaraisiais metais čia kilo ir kitų problemų bei gamtinių nelaimių. 1999 metais ši valstija dar nesivadino La Guaira, ji vadinosi Vargas. Beje, piktos liežuviai, kadangi Juanas Guaidas gimė būtent ten, sako, kad valstijos pavadinimas buvo pakeistas tada, kai Juanas Guaidas buvo laikinasis prezidentas, kad parodytų Juanui Guaidui, kad jie pakeitė valstijos, kurioje jis gimė pavadinimą, o jis nieko negalėjo padaryti. Vadinasi, kaip prezidentas jis visiškai nieko nereiškia. Taigi ši valstija anksčiau vadinosi Vargasas, dabar jį vadinasi La Guaira. Tai ar suprantate, kiek daug detalių, kiek visko slypi už to, kiek daug istorijose reikia papasakoti, kad suprastų. Štai, La Guaira 1999 metais patyrė tai, kas vadinama Avilos kalno nuošliauža. Tai yra Avilos kalno nuošliauža. Venesueliečiai kalba apie šią katastrofą. Kaip apie momentą, kai kalnas nuslydo jūrą. Kai kalnas pasiekė jūrą. Nes tai įvyko dėl liūčių. Didžiulis nuošliauža, didžiulis purvos slinkimas, kuris buvo uždengęs visą Vargasą, visą šią zoną. Ir net ten nėra tiksliai žinoma, kiek žmonių dingo be žinios. Nes, kartoju, jau tuo metu buvo labai sunku juos suskaičiuoti. Kalbama apie 780 aukų, apie 2000 dingusių, tačiau iš tikrųjų tai yra skaičiai, kurie niekada nebuvo tiksliai suskaičiuoti. Ir jei grįžime dar toliau atgal, 1967 metai. Prisimenate, ką jums sakiau, maždaug kas 50-60 metų Venesueloje vyksta žemės drebėjimas. 1967 metų Liepos 29 diena. Taigi mes čia daugiau ar mažiau tuo pačiu laikotarpiu, 8 valandą. Žemės drebėjimas įvyko 6 valandą Karakaso laiku, tas, kuris buvo birželio 24 dieną, 20 km nuo sostinės. Pagrindinis smūgis truko nuo 35 iki 55 sekundžių, stiprumas 6,5-6,7 balo. 236 žmonės žuvo, 2000 sužeista, didžiulė žala ir visiškai sugriuvo pastatai. Jei palyginsite to meto nuotrauką su šiandieninėmis, visur matysite kariškius su šalmais ir kastuvais. Visur. Taigi, trumpai tariant, Venesuela buvo pasiruošusi žemės drebėjimams ir žinojo, kaip reaguoti, kai svarbiausia buvo gelbėti žmones, o ne užkirsti kelią galimam perversmui. Ir eiti gelbėti tas vadinamasias saugias slėptuves su visais nelegalių sandorių rezultatais. Nes tiems, kurie nežino, Venesuelos kariuomenė kartu su paramilitarais, kariuomenė, kuriai anksčiau vadovavo Vladimiras Padrinas Lopesas, kuris buvo pašalintas iš pareigų, o tada paramilitarai, kuriems vadovauja kolektyvas, o jiems vadovauja Diosdadas Cavelas, yra tie, kurie valdo visą juodąją rinką Venesueloje. Visą juodąją rinką šalyje, kur beveik niekas necirkuliuoja, kuri buvo priverstinai dolarizuota, kur žmonėms labai sunku. Mačiau vieną interviu, kuris buvo tikrai jaudinantis, kur žmonės sakė, tiesa visada sakoma, kad materialius dalykus galima atgauti, o gyvybės ne, tačiau Venesueloje net ir materialių dalykų neįmanoma atgauti. Jūs nežinote, kiek daug turėjome dirbti, kad įsigytume tą mikrobangų krosnelę, tą šaldytuvą, tą ventiliatorių, nes kalbame apie vietas, kur yra labai karšta. Taigi, be to, kad dabar patiriame karščio bangą, suprantame, ką tai reiškia. Taigi, net ir tas nedidelis turtas, kuris buvo prarastas per žemės drebėjimą, venesueliečiams yra didžiulė tragedija. Žinoma, nekalbant jau apie gyvybių netektis.
Ir tada dabar tragedija. Nes Venesueloje, valstybėje, kurioje visiškai niekas neveikia, už viską reikėjo mokėti ir todėl dabar jie turi žmonių kaip... Nieko neveikia. Mačiau daugybę italų propagandistų, kurie ten važiavo parodyti, kaip viskas gražu, švaru. Ne, žinoma, iš tikrųjų buvo viena, kuri rūpinosi komunikaciją Venesuelos režimui. Jai teko sudaryti susitarimą su Italija, kad nepatektų į kalėjimą ir ji buvo būtent to, kurį ką tik paminėjome, žmona. Taigi, noriu pasakyti, propagandą galima daryti, jokių problemų nėra, ar ne? Bet, noriu pasakyti, ir bet kas, kai aš buvau 2018 metais gyvenau Altamyroje, vaikinai, Altamyra yra Karakaso elitas. Altamyra yra tarsi Milano Monte Napoleone gatvė, gerai? Aš gyvenau Altamyroje, man pusę dienos trūkdavo vandens, o elektrą turėdavau vieną dieną taip, kitą dieną ne. Ir aš buvau Altamyroje, gerai? Taigi, žinai, kai ateina ir sako, kad viskas nuostabu, kad viskas gerai, žinoma, tiems, kurie užsiema su kariškiais, tiems, kurie valdo juodąją rinką, tiems, kurie turi karininkų klubus, kur 2018 metais įeidavai į karininkų klubus, o lauke savaitę turėdavo ieškoti tualetinio popieriaus, jei jį rasdavai, jis kainuodavo $30. Karininkų klube tau duodavo kokteilių meniu, atrodė, lyg būtų Miamyje. Jei mokėdavai doleriais, galėjai imti, ką tik nori, lyg būtų Miamyje. Vaikinai, aš pats tai patyriau, man niekas to nepasakojo, aš buvau ten, aš pats tai išgyvenau. Todėl jums pasakoju tai, ką pats asmeniškai patyriau. O kas vyksta dabar, kadangi Venesueloje už viską reikia mokėti, dabar, Mirko, įsivaizduok nelaimę. Ne, žiūrėk, Džio, aš įsivaizduoju, jei reikia mokėti už sveikatos apsaugą ar už kažką, bet ką. Ne, bet esmė yra tokia. Jei neturi pinigų, niekur nenueisi. Ne. Bet tu praradai artimuosius, kurie yra po griuvėsiais ir niekas neteina jų ištraukti. Turi eiti ir sumokėti už kraną, sumokėti, kad jis atvažiuotų ir paprašyti, prašau, patraukite griuvėsius. Kad bent galėtum apkabinti savo artimųjų lavonus, kurie yra ten po griuvėsiais, nes jau žinai, kad jie mirė, nes niekas laiku nesureagavo. Tada yra kalba... Gerai, Diegai. Klausimą. Kodėl apie visą tai niekur laikraščiuose nediskutuojama? Žmonės piktinasi tuo, kas vyksta Gazoje, piktinasi dėl žuvusių Ukrainoje, dėl Irano. Apie šios dalykus ir visą šitą situaciją vis dėlto kalbama. Taip, aš taip pat skaitau komentarus apie tai, ką jie sakė, apie šuniuko istoriją, šios dalykus, bet niekas nepateikė bendro vaizdo, kaip viskas vyksta. Ši tragedija, kuri buvo numatoma, kadangi nuo Bolivaro laikų čia vyksta žemės drebėjimai, o namai statomi iš polistirolo ir panašiai, niekas neiškėlė tų detalių, kuriuos pateikei tu, bet aš pats, be to, kad neturėjau laiko sekti, visai nežinojau visų šitų dalykų. Bet kas Italijoje tarp pagrindinių žiniasklaidos priemonių iš tikrųjų rimtai domisi Lotynų Ameriką? Kas ten buvo, kas ten gyvena, kas kalba ispaniškai, kas nėra tas, kuris kalba ispaniškai pridėdamas S raidę prie itališkų žodžių pabaigos. Ir kuris ten vyksta ne tam, kad nušviestų pasaulio čempionato rungtynės, bet ten yra, ten gyvena. Yra tokių, galiu jums pasakyti pavardės, Emilianas Gonela, Gabrielė Saba, Alfredas Luisas Somoza. Tai yra specialistai, bet jie retai būna pirmose linijose. Jūs žinote, man visiškai nerūpi politika. Nei dešinė, nei kairė. Tačiau įdomu matyti, kad paprastai šios kovos priklauso kairiesiems. Ir problema ta, kad jiems būtų nepatogu apie tai pranešti. Mačiau scenų, kai buvo paimtas Maduras Livorne, kuris yra tipiškai komunistinis. 60-mečiai iš Livorno, kurie niekada nebuvo Venesueloje, pykosi su jaunais venesueliečiais, kurie sakė, aš ten gyvenau, pabėgau, todėl mums nelabai gaila, kad jis buvo pašalintas. Tai yra, jie bandė šiems jaunuoliams aiškinti, ką reiškia būti venesueliečiu ir kokia yra Venesuela. Tai yra paradoksas. Nes, bet todėl, kad yra ideologijos stadmeldystė. Aš sakau, daryti revoliucijas, kai geri kapučiną su bandelėmis Galerija Vittorio Emanuele Milane ir aiškina kubiečiams, ką reiškia gyventi Kuboje, aiškina venesueliečiams, ką reiškia gyventi Venesueloje, žodžiu. Bet štai, kartoju tau, kalbant apie politinį, socialinį klausimą, nes populizmas, žinoma, egzistuoja ir dešinėje. Lotynų Amerika išgyvena laikotarpį, kai valdžioje yra prieš teisės nusiteikusios vyriausybės, kurios iš tikrųjų kelia siaubą, iš tikrųjų baugina,
Ir dabar mes prieisime ir prie Kolumbijos, prieisime prie Peru, viskas tik prasideda. Tai iš tikrųjų labai niūrus momentas, kaip sakoma ispaniškai, Kolumbijai, pavyzdžiui. Tačiau štai grįžtant prie šios temos, apie tai nekalbama, Mirko, dabar užstojant ir tuos, kurie turi renkti žinias. Ir tam skiriama per mažai laiko. Tai yra mes jau 45 minutės kalbamės, kartais mane pakviečia pasisakyti į laidas, dabar ir daviau interviu laidai Leijienė, kad pakalbėčiau apie absoliutaus sprendimo operaciją Venesueloje. Kalbėjau 30-35 minutės, padarėme puikų interviu su Janų vaikinais, o kai pasirodė reportažas, jis truko 3,5 minutės. Kai einu į tiesioginę laidą, kartais manęs klausia. Netikėk tuo. Važiavau traukiniu į Romą, į Rai, nežinau, kalbėjau gal 15 minučių, o kai pažiūrėjau, buvo tik 1,5 minutės. Ne, bet noriu pasakyti, iš tikrųjų nėra vietos, nesuteikiama erdvės, bet ir todėl, kad tai niekam neįdomu. Kas tikrai stebina, tai kad Venesueloje yra daugiau nei 100 000 italų arba žmonių su Italijos pasu, italų palikuonių. Taigi tai šalis, kuri mums turėtų rūpėti, bent jau dėl tų, kurie vadinami kilusiais iš Italijos, arba dėl migracijos, kuri vyko Venezueloje. Tačiau dabar noriu tau užduoti klausimą. Tai voglio fare una domanda. Kalbėk lėčiau, nes taip yra naudingiau. Noriu tau užduoti svarbų klausimą. Dabar svarbiausia yra tragedija, žinoma, žmonės, namai, kuriuose galima apsistoti, palapinė, šiltas maistas ir panašiai. Ar manai, kad tarp to, kas nutiko Madurui su Trumpu ir to, kas įvyko dabar, tam tikra prasme Rodrigesas jautė baimę, kad tai sukel žmonių pyktį? Paradoksalu, bet tai, kad nebuvo pasiųstos kariuomenės pajėgos, o jos buvo pasiųstos tik tam, kad būtų kontroliuojama, jog nieko neatsitiktų, gali tapti kažko pradžia vėliau. Manau, kad tu labai taikliai pastebėjai apie tai, kas buvo anksčiau, dėl to, kas bus po to, o Marija Korina Mačiado bando patekti, bet jai nepavyksta, jos neįleidžia, nes šiuo metu Marija Korina Mačiado būtų tarsi bomba Venezuelai. Jis nenori to atiduoti Trumpui. Beje, Trumpas pasakė, kad Marija Korina Mačiado, o bandymai patekti į Venezuelą yra neproduktyvūs, nes iš tikrųjų sukeltų sumaištį. Žemės drebėjimas dar labiau išryškino visas Venezuelos režimo silpnybės ir todėl leidžia Trumpui turėti dar didesnę įtaką. Nes jie jau atidarė ambasadą Karakas ir jau yra teritorijoje, taip pat jau atvyko ir JAV kariškiai. Beje, matėte, kad nebuvo kinų ar rusų gelbėtojų komandų ir jie neskubėjo atvykti į šalį. Taigi tai taip pat buvo signalas, svarbus signalas, kas iš tikrųjų šiandien veikia vietoje. Rodriges šiandien, jeigu manoma, juda ant, arba galėčiau tai pasakyti, labai aukšto lygio, o degtukas jos rankoje dar trumpesnis. Beje, anksčiau kalbėjote gelbėtojo, amerikiečio situaciją, kuris ginčijosi su Diosdado. Kaveglis, kuris beje, nežinau ar matėte, perėmė Salvini stilių, dabar jis dėvi ugniagesių uniformas, rengėsi uniformomis ar ne. Dabar jis perėmė tą požiūrį. sakyčiau, buldozerio režimu. Jis pradėjo ginčyti su amerikiečių gelbėtoju, kuris buvo nustatęs, kad po griuvėsiais yra gyvų žmonių. Ir todėl jie vyko su visa būtina įranga, kad pradėtų judinti, perkelti griuvėsius ir ištraukti žmonės. Diosdado Kaveglijas su SEBIN agentais, tai yra Venezuelos žvalgybos tarnyba, ir su kariškiais jį sustabdo ir pradeda ginčytis. Tada vienu momentu Diosdado jam sako, ne, tu turi eiti ten ir patraukti tos dalykus, čia mes visko pasirūpinsim. Ir jisai sako, žiūrėk, ten yra gyvų žmonių, mes jos turime, tai yra radome gyvų žmonių ten po griuvėsiais. O Diosdado sako, taip, bet jums čia negalima ateiti, mes visko pasirūpinsim. Bet kaip jie būtų to pasirūpinę, jie neturėjo priemonių, neturėjo nieko. Ir jis jam sako, tu man sakai, kad nenori, jog eitume gelbėti tų žmonių, tai matosi pačiame vaizdo įraše, ar ne? Ir Diosdado jį išvaro. Akivaizdu, kas iš to išplaukė, kad jie nenorėjo, jog amerikiečių gelbėtojai su sunkia technika eitų į tą zoną, nes ten buvo kažkas, ko jie neturėjo rasti. Arba kažkas, ko jie neturėjo rasti, arba mano nuomonė yra baimė, kad jei kas nors mato užsienio šalis, ypač galbūt Jungtinės valstijas, kurios įsikiša
tai tam tikra prasme yra minkštoji galia. Ne. Ne, žinoma, bet jie įsikišo kitose vietose. Minkštoji galia geriau paaiškinama, švelnioji galia. Nes jei matai šalį, kuri iki vakar tau atėmė lyderį ir panašiai, o dabar pradeda padėti. Beje, aš sakau, jei tokios šalys kaip Amerika ar kitos įsitraukia ir padeda atstatyti, tai yra protinga minkštosios galios forma. Siekiant parodyti, išnaudoti režimo silpnybės, kad padėtum žmonėms ir taip sukurtum tam tikrą harmoniją. Taip, žinoma. Taigi, nuoširdį geranoriškumą šiuo atžvilgiu. Ar tai geriausia strategija, o ne grobti žmonės ar mesti bombas? Taip? Jungtinės valstijos mėgaujasi tą strategiją, žinoma, bet šiuo atžvilgiu grįžtama prie to, ką tau sakiau. Kodėl jie nenorėjo, kad jie ten eitų? Taip, jie jau buvo įsikišę daugelį kitų vietų. Kartoju tau, kodėl jie nuėjo saugoti strateginių zonų. Nes, kaip sakiau, tiek Diosdado Cabello, tiek Vladimir Padrino Lopes, jie vadovauja pagrindiniams neteisėtams srautam, kurie vyksta Venesueloje. Nuo Orinoko kasybos lanko iki nelegalios prekybos tame narkotikų koridoriuje ir įvairiems kitiems dalykams. Todėl būtent dėl to jie vis dar išlaiko valdžią tam tikrose zonose. Ir tada, kaip matome iš rodomų vaizdų, kapinės akivaizdžiai yra perpildytos, o oras labai karštas. Kūnai buvo sukrauti visi, uoste laimėje atkeliavo keli paaukoti karstai, yra daugiau nei 200 neidentifikuotų kūnų. Ir buvo iškastos ne masinės kapavietės, jei girdite žodį masinės kapavietės, tai netikslu, buvo iškastos individualios kapavietės. Taip pat padedant Raudonajam kryžiui su kodais, kiekvienas kryžius turi savo kodą, taip, kad pagal kodą būtų galima nustatyti, kuris buvo rastas, kuriame pastate. Ne. Taigi vėliau galima atsekti, o tada, žinoma, įvyksta ligoninių žlugimas. Aš parašiau reportažą laikraščiui El País iš Venezuelos 2023 metais. 23. Ir iš Barquisimeto dariau reportažą apie psichiatrijos ligoninių situaciją, kuri buvo siaubinga. O ligoninių infrastruktūros žlugimas Venezueloje jau buvo žinomas dalykas. Todėl galite įsivaizduoti, kas vyksta dabar. Žmonės turi vykti į ligoninę atsineždami vaistus, tvarsčius, marlę, vandenilio peroksidą. Kitaip tariant, jie gali tau suteikti tik dėmesį ir pagalbą. Įsivaizduoju gydytojus, vyrus ir moteris, slaugytojus ir slaugytojas, kurie stengiasi padaryti viską, ką gali. Bet žinoma, neturėdami nei žmogiškųjų išteklių, nei priemonių, nei fizinių galimybių, mane sustabdė katalikų bažnyčia. Ar jie turi vaidmenį Venezuelai? Ar turi kokį nors paramos veiklą šią prasme? Taigi, Arba religija apskritai? Bolivarinės revoliucijos metu, taip pat dėl artimo Hugo Chaveso ryšio su Kuba, labiausiai paplitusi religija buvo santerija. Hugo Chavesas buvo santerijos pasekėjas, o Nikolas Maduras labai suartėjo su evangelikais ir sekmininkais. Labai stipriai jaučiama evangelikų įtaka. Mergelės Marijos mitas. Įvairiose Venezuelos regionuose mergelė Marija yra labai gerbiama. Pavyzdžiui, Barquisimeto mieste, kurį gerai pažįstu, nes mano draugė yra iš Barquisimeto. Ir dieviškoji ganytoja, pavyzdžiui, sausio mėnesį švenčiama dieviškoji ganytoja, kuri yra mergelė Marija su piemens lazda. Ir yra įvairių mergelių, taip pat ir ta nacionalinė, žinoma. Tačiau bažnyčia neturėjo opozicinio vaidmens Hugo Chaveso atžvilgiu. O pastaruoju metu įvyko nedidelis suartėjimas po 2 žmonių kanonizacijos Venezueloje per pastaruosius metus. Tačiau santerija, evangelikų ir sekmininkų bažnyčios įgijo daug didesnę įtaką. Taip pat yra kitų sinkretinių religijų, pavyzdžiui, Čiuakos regione, kurios, kartoju, siekia užkariautojų ir vergovės laikus, kai afrikiečiai buvo atgabenti į Ameriką grandinėmis ir tai vėliau lėmė sinkretinius kultus, kurių negalima tiksliai ar aiškiai paaiškinti kaip artimų katalikybei. Taigi, pasinaudosiu progą, matote, kad jau beveik valanda praėjo, todėl dėkoju rėmėjui, nes dar turime aptarti daugybę kitų situacijų.
Žinoma, šiandienos rėmėjas yra mūsų brangus draugas Incogni, kuris mus lydi jau daugybėje transliacijų, net ir vasaros laikotarpiu, kas tikrai nėra blogai. Aš pats asmeniškai jį naudoju, bent jau taip mažiau mane erzina, gaunu mažiau kvailų žinučių ir skambučių. Tai ką daro Incogni? Iš esmės įsivaizduoju, kad jūs, kaip ir aš, kiekvieną dieną gaunat šlamštą, paslaugų pasiūlymus, kvailus ar robotinius skambučius ir panašiai, ir nesuprantate, kaip jie jūs įtraukia į savo sąrašus. Ar tai būtų elekpaštas, ar jūsų telefono numeris. Žinokite, kad kiekvieną kartą, kai registruojatės kokioje nors svetainėje ar nemokamoje paslaugoje, tarp kitko, jei kažkas yra nemokama, tai reiškia, kad produktas esate jūs. Jie pasiėmė jūsų duomenis. Ir būtent čia yra esmė, kaip jie jūs apgauna. Taigi, ką daro Incogni? Tai yra paslauga, kuri pašalina asmeninius duomenis iš įvairių svetainių ir duomenų brokerių internete. Koks yra tikslas? Sumažinti jūsų internete skleidžiamą informaciją. Tai padeda ne tik išvengti, kad jūsų duomenys būtų perparduodami rinkodaros tikslais, bet ir sumažina šlamštą elektroniiniu paštu bei nepageidaujamus skambučius. Be to sumažinate riziką, kad ši informacija bus panaudota piktavališkai veiklai, pavyzdžiui, sukčiavimui ar tikslingoms atakoms. Taigi, kuo mažiau duomenų internete, tuo mažesnė profiliavimo tikimybė. Taigi, Incogni, skirtingai nei kiti, neparduoda jūsų duomenų. Žinoma, mokate mažai, netgi labai mažai, nes turite 60% nuolaidą, jei naudojate nuorodą aprašyme, prisektame komentare ar pokalbyje ir dar palaikote kanalą. Prisiminkite, Jei jūsų neranda, jie negali jūsų erzinti. Kągi, aš turiu savo asmeninį šūkį, kuris skamba taip: kokią vertę suteikite savo laikui? Aš mieliau gaučiau 10 skambučių mažiau per savaitę, nei turėčiau švaistyti savo laiką, keldamasis, galbūt nutraukdamas kokią nors veiklą. Ir tada paaiškėja, kad tai prakeiktas skambučių centras. Iš Šiaurės Afrikos, nes dabar jie turi jį Alžyre, Maroke, gaudavote keistų skambučių iš Albanijos ir taip toliau. Ir dar palaikykite kanalą. Atsižvelgiant į temas, kurias šį vakarą turiu nagrinėti labai daug, nes kai kalbėjau apie žemės drebėjimus ir panašius dalykus, YouTube tikrai nelabai padeda. Taigi grįžtant prie reikalo, kokią kitą situaciją nori aptarti? Kodėl tu mirės? Galime greitai pabaigti apie Venezuelą, jeigu nori, tada pereisime prie likusio. Tai kas dabar nutiks? Kaip sakiau, per ekstremalę situaciją yra 3 etapai: gelbėjimas, pagalba, atsigavimas. Dabar venesueliečiai, žinoma, jaučiasi palikti likimo valiai. Matėte, kaip vyriausybė nereagavo. Gelbėjimo komandos išvyksta, atvyksta kitos komandos. Ispanija ką tik atsiuntė savo pirmąją greitojo reagavimo komandą po nelaimės ir atvyks dar daugiau. Tačiau valstybė turi reaguoti, nes negali būti taip, kad tik kelios šalis su keliomis gelbėjimo komandomis atkurtų ekonomiką, kuri jau daugelį metų buvo silpninama vidinio nuskurdimo. Ir žinoma, Jungtinių valstijų ekonominė blokada taip pat nepadėjo, visiškai nepadėjo. Dabar yra ir kita situacija, tai svarbu, aš to neįtraukiau į skaidres, bet noriu tai paminėti. Per Vargaso tragediją buvo pastebėtas prekybos vaikais šuolis iškart po Vargaso tragedijos, nes daug vaikų liko našlaičiais. Ir todėl mafijos to pasinaudojo, jos ėmėsi veiksmų šio klausimu. Dabar yra labai daug vaikų, kurie liko našlaičiais per šią tragediją. Dėl paprastos priežasties motinos žemės drebėjimo metu puolė juos dengti arba bandė juos apsaugoti taip, kaip elgtųsi bet kuri motina tikriausiai ir bet kuris tėvas. Jos nemirė, jos dar negyveno, bet berniukai ir mergaitės taip. Taigi jau yra centrų, į kuriuos šie vaikai buvo atvežti, jau buvo sulaikyta grupė, kuri bandė pagrobti keletą vaikų, tačiau jau buvo pranešta apie kai kurias svetainės, kuriuose yra labai keistų skelbimų, kur parduodamos 66 cm ir 11 kg lėlės, beveik naujos, su keliomis įlenkimais. Galima atvykti pasiimti už $3,000. Ir jei jų ieškosite,
Jei ieškosite socialiniuose tinkluose, rasite įvairių skundų dėl šių vaizdo įrašų. Taigi dabar viena iš prioritetų UNICEF jau ėmėsi veiksmų yra stengtis apsaugoti šiuos vaikus, kurie taip pat turės būti mokomi ir reikės ieškoti būdų, kaip suteikti pagalbą ir paramą tiems, kurie prarado viską. Šiandien tarp tų, kurie moka už tai, kad ekskavatoriai ištrauktų jų artimuosius iš griuvėsių, tarp tų, kurie moka, kad gautų savo artimųjų kūnus, kurie buvo atgadenti, kurie buvo atpažinti, bet tam, kad galėtum uždėti etiketę, kuri sako, kad tai tavo brolis, iš tavęs prašo pinigų, kitaip sako, padėsime jį tarp neidentifikuotų. Tas, kas nepažįsta Venesuelos, negali suprasti, apie ką mes kalbame, neturi jokio supratimo, apie ką mes kalbame. Todėl kartoju, kai kažkas labai ideologizuotas ateina jums pasakoti visokių dalykų, nors Venesueloje niekada nėra gyvenęs. Taip, Reddite, tiksliai, Vinted, ačiū. Nenorėjau to tiesiai pasakyti visiems, bet tai tikrai Vinted. Taigi rasite daug tokių reklamų, praneškite apie jas, būkite atsargus. Ir suaktyvėjo tinklai, kuriuos gerai pažįstame, kurie iškilo į viešumą per Epsteino bylą, bet nemanykite, kad Epsteinas buvo vienintelis. Taigi tai yra labai rimtas dalykas, dėl kurio, pavyzdžiui, tikėčiausi rimto reportažo iš nacionalinės televizijos, iš tų, kurie ten nuvyko ir papasakotų, kas iš tikrųjų vyksta. Štai, kadangi jau padarėme reklamą ir aš, Mirko, padarysiu savo reklamą. Jei norite sekti Lotynų Ameriką tokiu būdu, jei norite girdėti naujienas su vietos žiniomis, galite mane sekti Instagram arba ir kitais kanalais, bet Instagram aš naudoju. Ir dar daugiau, dalinuosi straipsniais, kuriuos publikuoju Il Paese, straipsniais, kuriuos publikuoju kitose laikraščiuose ir kelionėmis, kurias dažnai darau po šį regioną. Taigi, jei norite sekti, man bus malonu. Svarbu turėti kanalą, ypač žmonių, kurie mane seka iš Italijos, kad galėčiau perduoti šią informaciją apie Lotynų Ameriką ir Italiją. Stengiuosi neskelbti naujienų ar straipsnių tik ispanų kalba, bet ir italų kalba, pažadu jums. Taigi, jei tu man padėsi, Mirko, įdėdamas Instagram nuorodą į pokalbį, taip jie turės ją po ranka. Jei norite, mane rasite ten, Diego Batistesi. Nežinau, ar yra daugiau klausimų, galbūt provokuojančių klausimų iš žmonių, kurie nesutinka, jums nepatinka pasakojimas, kurį pateikiu. Tai svarbu, nes taip galime labiau atverti pokalbį. Pereičiau prie Kubos, nes nuo vienos krizės prie kitos, jei Kuba turėjo ryšių, bent jau jie vieni kitiems padėdavo ir panašiai. Dabar netgi tas, kuris padeda, tas, kuris yra pagalbininkas, jau nebeaišku, kas kokį vaidmenį atlieka. Nes čia yra esmė. Viena. Tragedija po kitos praktiškai. Šiuo metu Kuba išgyvena situaciją, mes apie tai kalbėjome. Ir čia taip pat prisimenu su Klaudijum, kuris ką tik buvo grįžęs iš Kubos. O dabar situacija tokia, kad buvo padaryta, kaip vėliau pamatysime skaidrėse, 176 reformas, kad būtų visiškai atverta sala užsienio kapitalui, užsienio bankams. Ir daugybė priemonių, kurios skirtos nuraminti dėdę Semą, nes žinome, kad šiuo metu yra labai stiprus spaudimas, labai stiprus kišimasis į Kubą. Ir tai yra spaudimas, kurį jei ne JAV darytų Kubai, o kokia nors X šalis darytų kitai suvereniai valstybei. Mes griebtumės už galvos ir sakytume, kad tai akivaizdžiai yra kažkas, ko negalima daryti. Tačiau Trumpo vadovavimas Jungtinės valstijos mus prie to pripratino ir prie dar daugiau. Turiu keletą klausimų, nes gavau šiek tiek informacijos iš draugų ir panašiai, kurie savo ruoštų turi jos iš visur ir taip toliau. Ar tiesa, kad, tarkime, vadovai ir panašiai derasi dėl saugaus pasitraukimo? Užsitikrindami asmeninės lėšas arba su garantija, kad jų banko sąskaitos nebus paliestos, ar pinigai, kuriuos jie turi užsienyje ir panašus dalykai. Tačiau tai visada ta pati istorija, kuri nutiko ir Venesueloje, ir kuri vyksta ir dabar Venesueloje. Ar nėra atsitiktinumas, kad tam tikrų momentų pradeda pasirodyti nuotraukos, kuriuose Kubos kariškiai susitinka su Redcliffu, susitinka su kitais JAV generolais,
Aš taip manau. Žinai, aš turiu šiek tiek informacijos tam tikrų momentų iš daugybės dalykų. Man pasiekė ir tokie dalykai. Man sako, Kad iš esmės Yra organizuojamas garbingas pasitraukimas. Štai. tam tikrų momentų kyla klausimas, ypač todėl, kad anksčiau Kubos pozicija buvo kitokia. Tai, ką dabar matote, yra todėl, kad once jota ispanų kalba reiškia 11 Liepos. Prieš 5 metus, 2021 m. Liepos 11 d. įvyko didžiausias vidaus iššūkis Kubos režimui nuo revoliucijos triumfo 1959 m. sausį. Ką tai reiškia? Kad pirmą kartą ne iš Majamio, ne iš Očio gatvės, ne iš New Yorko biurų, ne iš Vašingtono, Bet iš Havanos gatvių ir kitų Kubos miestų kilo protestai prieš Kubos režimą ir prieš partiją. Protestai, kurie prasidėjo iš kultūros sektoriaus, nežinau, ar prisimenate šį vaizdą, kai daug jaunų žmonių ėjo protestuoti prie kultūros ministerijos. Dėmesio, čia nereikia tikėti logiką, kad jie buvo antirevoliucionieriai ar antikasteristai. Jie tiesiog protestavo. Nes sistema, kuris smaugė visą kultūrinę ir meninę raišką, buvo labai klientelistinė ir labai nepotistinis. Ir kuris buvo labai toks arba laikaisi mano linijos, arba nedirbi. Tai pradėjo nepatikti naujosiams kartoms, todėl buvo reikalaujama dialogo su Kubos režimu apie kultūrinę kūrybą ir saviraiškos laisvę. Kubos režimo reakcija buvo visiška represija. Šiuo metu Kuboje yra daugiau nei 1000 politinių kalinių. Dauguma jų dalyvavo protestuose, kurie kilo nuo 2021 m. Liepos 11 dienos iki dabar. Po tų protestų atsiranda judėjimas, kuris pradeda vadintis Patria y Vida, tėvynė ir gyvenimas. Nes garsusis Castro šūkis per revoliuciją buvo tėvynė arba mirtis, ar ne, laimėti arba mirti. Tai yra Joe Tuelas, kuris nėra visai kairiųjų atstovas, bet jis atrodo kaip Išsilavinęs intelektualas. kuris šiandien yra vienas iš žmonių kultūrinių požiūrių, į kuriuos dažniausiai orientuojamasi, sakykime, masiškiausiai žiūrima pagal pasiekiamumą, tai yra pagal sklaidą. Tačiau iš tikrųjų, jei pereisim prie kitos skaidrės, tikrieji protesto kultūriniai sumanytojai yra žmonės, yra menininkai, kurie yra intelektualai. Tai yra Luisas Manuelis Otero Alcantara, kuris buvo įkalintas ir kuris vis dar yra kalėjime Kuboje, dailininkas, kuris buvo vienas pagrindinių to, kas buvo vadinama San Isidro judėjimų įkūrėjų. Dėmesio. San Isidro judėjimas, kuris, jei paklausysite visų tų, kurie žinoma visada jį atarė sąmokslą, buvo finansuojamas Jungtinių valstijų, Kubos dešinės, Majamyje, nes neįmanoma pagalvoti, kad menininkas savo iniciatyvą Kuboje galėtų manyti, jog kai kurie dalykai yra negerai. Taigi, būtinai turi būti taip, kad jis gauna pinigus iš kažko. Negali būti, kad jis pats taip mano. Turi būti kažkas kitas. net kad dalykai neveikia. Būtent, negali būti, kad jis yra talentingas menininkas, bet negali mąstyti. Ar matėte, kai prisijungėme su lokateliu, kad jo mobilusis ryšys veikia tik viename kampe? Ir kad jie turėjo generatorius elektros energijai. Ir kad vienintelė vieta, kur buvo elektra, buvo viešbutis vos už kelių metrų, o visa kita buvo tamsoje ir panašiai. Jis gali kiek nori daryti propagandą. Aš turiu vieną žmogų, kuris prisijungė iš ten ir man parodė, kaip atrodo ta vieta. Bet žiūrėk, neįtikėtina, kaip visi pripažįsta, aš pirmiausia, kad jie yra šalis, kuri labai daug investavo į kultūrą, tai yra Kuba. Iš tiesų, kai šiandien kalbi su kubiečiu, kuriam yra 50 ar 60 metų ir kuris užaugo revoliucijos, raštingumo skatinimo ir didelių investicijų laikais, kalbant apie kultūrą, vidutiniškai Latino Amerikoje tai žmogus turintis didelį kultūrinį akiratį. Taigi, jei yra vienas dalykas, kurį kubiečiai bent jau anksčiau, iki pastarųjų 10-15 metų, kurie buvo siaubingi net ir mokyklų infrastruktūros požiūrių, tikrai moka daryti, tai mąstyti. Jie gerai mąsto, yra gerai išsilavinę, tačiau atkreipite dėmesį, jie gerai mąsto, yra gerai išsilavinę. Nekenksminga. Ne, bet iš tikrųjų jie gerai mąsto, yra gerai išsilavinę tik tol, kol sutinka su režimu. Jeigu jie nesutinka su režimu, tada jie visi yra kvailiai, kurie gauna pinigus iš Jungtinių valstijų. Tuo momentu, kai jie nusprendžia pasakyti, ką nors prieš režimą, jie nustoja būti išsilavinę, kultūriškai pasiruošę
ir tampa pastumdėliais, tai neįtikėtinas virsmas, ar ne? Kas juos paverčia visiškai tuščiomis galvomis. Na, tada San Isidro judėjimas, kuris pradėjo vystytis šiek tiek anksčiau nei 2021 metų protestai, tačiau 2021-aisiais tampa vienu iš pagrindinių taškų ir vėliau duoda pradžią archipelagų judėjimui, kuris yra šiek tiek didesnis judėjimas. Visi žmonės, kuriuos matote šioje nuotraukoje, arba yra ištremti, arba kalėjime, arba namų arešte. Nes yra ir kita sistema, kuri veikia dabar. Galbūt ne visi. Noriu pasakyti, nenoriu vartoti absoliutų, bet dauguma šių žmonių arba yra ištremti, arba kalėjime. Luisas Manuelis Lopesas Alcantara vis dar yra kalėjime arba namų arešte. Tai yra, jie priversti likti namuose, nes už jų namų durų stovi 2 civiliais apsirengę sargybiniai, kurie neleidžia jiems išeiti, todėl jie negali niekur dalyvauti. Jų saugumas įsivaizduoju. Tiksliai. Dėl to, žinok, tas pats ir su Eva Bema, ar ne, Diego? Aš taip pat kalbinau žmonės, kurie yra ištremti čia Madride, visada LPIs laikraščiai, kai kurie iš jų yra kraštutiniai dešinieji, kiti kairiųjų pažiūrų. Atkreipkite dėmesį, nes yra ir kairiųjų pažiūrų žmonių, kurie nepritarė tam, kas vyksta Kuboje. Dabar ką tik perskaičiau komentarą ir sutinku su juo. Nereikia apibendrinti ar absoliutinti migrantų ar diasporos mąstymo. Nes pavyzdžiui, čia Madride dauguma diasporos priklauso Venesuelos opozicijai. Taigi yra centro dešinės arba dešinės pažiūrų. Labai griežta. Todėl, žinoma, jų pasakojimas ir naratyvas, kurį jie tau pateikia, nėra tiesa. Tačiau negalima manyti, kad, pavyzdžiui, Venesuelos atveju visi 8 milijonai venesueliečių, kurie paliko šalį, yra dešinieji, ar visi yra vienodi. Ir kad jie nesugeba mąstyti ar matyti dešiniojo ar kairiojo režimo epizodų. Manau, kad tai tampa gana nereikšminga. Yra labai svarbus klausimas. Šie judėjimai yra intraetniniai. Jie labiau paplitę tarp ispanų disidentų nei tarp metisų. Tai nėra judėjimo klausimas. San Isidro legendiniai. San Isidro tikrai yra intraetninis, tikrai. Kuba beje yra sala, kurioje afrikietiška kilmė labai ryški. Tai vienas iš labiausiai afrikietiškos kilmės teritorijų visoje dabartinėje Latino Amerikoje ir Karibuose. Kalbant apie Venesuelą, šalies vadovybę, nors ir kalbama, atkreipkite dėmesį, apie revoliucijas, kurios atneša lygybę, teisingumą, lygias teisės ir visa kita. Jei pažvelgsite į Venesuelos valdžios viršūnę, nepamatysite nė vieno žmogaus, nė vieno afrikietiškos kilmės žmogaus. Ir pamatysite labai mažai, jei iš vis pamatysite vietinių gyventojų. Ir jei matote tą patį Kuboje, matote tą patį Nikaragvoje, tačiau turime pasakyti, kad tą patį matome ir Venesuelos opozicijoje. Taigi, ar čia yra tam tikra lyderystė, elitarizmas? Ir tai labai gerai apibrėžia socialinės klasės Venesueloje. Bet ir todėl, kad prieš tai yra mūsų tipas sup, kurį turėjai mums paaiškinti, gerai, tačiau šitą priskirkime Kolumbijai, prijunkime prie Kolumbijos. Na ir... Aha, gerai, bet šitą priskirkime Kolumbijai, prijunkime prie Kolumbijos. Prijunkime prie Kolumbijos, kam aš dariau nuorodą. Aš turiu būti atsargus, nes net jei sakau tiesą, turiu stebėti, ką sakau, nes paskui gaunu ir ieškinius dėl šmeižto, supranti. Taigi, čia jums surašiau visas reformas, kurias įgyvendino Diesas Canelis. 176 reformos, kurios skirtos visiškai pakeisti Kubos veidą, kokį jį matėme iki šiol, jos yra. Ir tada jis dar labiau pagilina reformas, kurias jau buvo įvedęs Raulis Castro. Tačiau jis tai daro aiškiai spaudžiamas JAV, kurių spaudimas pasiekė aukščiausią lygį. Taip pat yra dalinis nekilnojamojo turto rinkos liberalizavimas. Tai buvo vienas iš pagrindinių Kubos revoliucijos elementų, kad visi nuosavybės dokumentai turėjo būti kubietiškos. Privatus verslai galės importuoti ir eksportuoti, stiprinamos mažosios ir vidutinės įmonės, panaikinama daugybė veiklos apribojimų ir didinama valdymo autonomija. Užsienio investicijos tampa leidžiamos. Taip pat atsiranda atvirumas Kubos diasporai, kurie anksčiau visada buvo laikoma velnių ir priešų. Trumpai tariant, nemanau, kad Rubijus paleis šią klausimą. Priešingai, šiuo atveju tai ir yra apibrėžimas.
Jei turime tapti prastu kapitalizmo atspindžiu, tada imkime originalų kapitalizmą ir pašalinkime režimą. Mes kol režimas vis tiek gynė revoliucijos dvasią, socializmą, galime su to sutikti arba ne, kuris vis tiek atvedė prie nesėkmių. Taip pat tiesa, kad su tokio tipo embargu tampa sunku, tačiau tai taip pat atvedė prie neįtin sėkmingo ekonomikos valdymo. Gali sakyti, na gerai, toliau giname idėją, bet jei tam tikrų momentų perimi, jei ne visiškai, tai bent iš dalies, tas linijas, kurios apibrėžia kapitalizmą, prieš kurį kovoja 80 metų, ar ne, tam tikrų momentų kažkas viduje gali pasakyti, na, jei turime būti prasta kopija, tai imkime originalą ir pasiimkime ir originalo naudą. Taigi būkite atsargus. Akis į Kubą. Liepos 11, kodėl? Praėjo 5 metai nuo protestų, kurie pirmą kartą nuo revoliucijos supurtė šalį iš vidaus. Be to 5 metai minimi itin sunkiu, tikrai kritiniu laikotarpiu salai. Taigi būkime atsargus, nes gali nutikti kažkas naujo ir netikėto. Palauk, pažiūrėsiu truputį. Taip, beje, yra toks dalykas, pasakysiu jums, mes išleidome antrąjį mūsų atnaujinimą. Praneškite mums, ar viskas gerai. Tiems, kurie nežino, kas yra ši programėlė, nuorodą rasite aprašyme. Iš esmės tai yra programėlė, kuri rūšiuoja šaltinius ir naujienas. Todėl galite jas suskirstyti pagal geopolitinius ar techninius kriterijus. Naujienos apie dronus, lėktuvus, raketas ir panašiai. Ji yra unikali savo rūšyje. Tai nėra nei kairiųjų, nei dešiniųjų naujiena, kaip daro Fronte News ar kažkas panašaus. Tai skirta būtent žmonėm, kurie seka tokius kanalus kaip šis. Nei daugiau, nei mažiau. Pavyzdžiui, jei nori tik naujienų iš Kubos, Venesuelos ir panašiai, jis tau filtruos tik naujienas iš Kubos, Venesuelos. Ir tau taip pat parodo tos šaltinio patikimumo lygį. Tai yra, kiek kartų tas laikraštis kalbėjo nesąmonės, nes buvo paneigtas kitų laikraščių. Taigi bent jau žinai, kad jei pasirodo naujiena, kad tarkim Corina Machado rado aukso gyslą ir visi tapo milijardieriais. Na, jei tau tai pateikė, tarkim, kaip jis vadinasi, Il Faro di Roma, tai aš per daug nepasitikėčiau. Kalbant apie patikimumą, štai. Tai buvo apie visas Zelenskio vilas, Gepelso, Karolio vilą, viešbutį Kiprė, kazino, neatsimenu kur ir panašiai. Tai vadinasi, tu gali pasakyti ir atsargiai, nes tas žurnalistas yra parvėlumo rate. Taip, tikriausiai tau tai gali pasakyti. tu esi vienintelis dalykas, Kuris laiko savo. Il Fato Quotidiano patikimumo lygio 10% įrašą, tai yra tu mane gadini. Tai, kas būtų visiškai neigiamas rezultatas. Tada einame čia mes. Yra reformos, gerai, mes vis dar apie reformas. Taip, pabaigai šiek tiek apie Kubą. Iš tikrųjų, čia jums greitai padariau trumpą reformų santrauką. Tikriausiai mes kalbame paviršutiniškai apie Kubą, apie kurią galėtume čia kalbėti 10 valandų. Tačiau tai tam, kad jums suteikčiau šiokią tokią idėją, duotų minčių ir pasakyčiau, kad artimiausiamis dienomis stebėkite, kas vyksta Kuboje. Taip pat todėl, kad dabar Jungtinės valstijos iškrito iš pasaulio čempionato, todėl Trumpas turi laisvo laiko ir vėl pradėjo žaisti kitose situacijose. Taigi matote, kad tarp svarbiausių naujovių yra privačių bankų įvedimas ir investicijų atvėrimas Kubos diasporai, kas anksčiau buvo draudžiama, neįsivaizduojama. Dalinis nekilnojamojo turto rinkos liberalizavimas, kaip minėjau, visuotinių subsidijų mažinimas, taip pat todėl, kad garsiojoje kortelėje jau beveik nieko nebeliko, nes nieko daugiau nebedalino, ir didesnė autonomija įmonėms bei žemės ūkio gamintojams. Iš tiesų, ir man matau, kad Markas Baronkinė netgi sako privačios bankai, ir man taip pat dėl privačių bankų yra tai, kas mane... Tai yra tai, kas mane labiausiai sukrėtė. Nes aš pasakiau, vaikinai, tai yra manevras.
Jie nori imituoti kinų modelį. Nu tai dabar aišku ir ne, bet dabar aišku sakoma, kad Kinija ir kad žinoma pagrindinis pavyzdys yra Kinija. Žinoma, visada reikia kurti naratyvą, Nikola. Tu žinai geriau už mane. Negali sakyti, kad mums sulaužė ranką ir mes privalome taip daryti. Ne, reikia sakyti, kad pamatėme, jog Kinijoje tai suveikė, todėl dabar darome ir mes. Žinoma, visada reikia rasti būdą, kaip išeiti iš krizės, iš politinės krizės. Tačiau jei nori, galime eiti. Į Kolumbiją taip pateksime į SAP, kad Tai nėra apie marškinėlius. Važiuojame į Kolumbiją. Važiuojame į Kolumbiją. Važiuojame į Kolumbiją. Be to, važiuoti į Kolumbiją yra kaip eiti į malūną. Ten apsimiltuoji. Važiuojame į Kolumbiją, kur vienas veikėjas, kurį turime vadinti prezidentu, Abelardas Velesas Pereja, taigi ne tik veikėjas, sugebėjo tapti prezidentu laimėjęs, sakykime, paskutinę akimirką prieš Ivaną Sepedą. Labai rafinuotas intelektualas, tikriausiai būtų buvęs vienas geriausių Latino Amerikos politikų per pastarosius 20 metų. Tačiau labai dogmatiškas žmogus, kuris per rinkimų kampaniją nesugebėjo pakankamai atsiriboti nuo to, kas buvo. Kai kurios Petro naratyvinės nesėkmės, pavyzdžiui, tokios kaip padarykime konstitucinę asamblėją, kad reformuotume sistemą arba socialinį paktą Kolumbijoje. Ir tada visiems iš karto į galvą atėjo Venezuela, todėl jie pasakė ne. Na gerai. Bet čia man iš karto primena Bertronę. Taip, taigi visiems... Ir todėl, žodžiu, buvo daugybė veiksnių, kurie sužlugdė Speros kandidatūrą, kuri vis tiek surinko beveik 13 milijonų. Taigi, noriu pasakyti, šalis akivaizdžiai padalinta. Problema tas, kad laimėjo ponas, kuriam net nežinočiau kokį žodį pavartoti, nes tai yra tamsi asmenybė valstybės požiūriu. Jo veiklos, tai ką jis darė, jis yra advokatas ir per pastaruosius 10-15 metų jis gynė daugybę veikėjų, kurie yra patys blogiausi, kokius tik Kolumbija yra turėjusi. Taigi jis yra, ir galime tai pasakyti, net rinkimų kampanijos metu tai buvo pasakyta, jis buvo nusikaltėlių advokatas. Ir jis yra žmogus, kuris yra liguistai prisirišęs prie Jungtinių valstijų, netgi turi JAV pilietybę. Vėliau tai pamatysime ir vėliau. Akivaizdu, kad jis yra Bukelės, Milėjaus, Trumpo gerbėjas. Iš tiesų, kartoju, apie šią šalį buvo straipsnių, kuriuose rašoma Bolsonaras, Milėjus, Bukelė ir Trumpas. Susilaukė sūnaus, jo vardas Abelardas, ar ne? Ir pasirodė Abelardas. Taigi šis ponas gynė, jis negynė, jis turėjo, sakykime, ryšių ir gynė ne kaip advokatas, bet viešai Mancuso veiklą. Dabar aš nežinau, ar jūs žinote, kas yra Mankuzas, tačiau Mankuzas buvo vienas pagrindinių nusikaltėlių ir žudikų. Žinoma. Kolumbiečių. Noriu pasakyti, jūs niekada nebūnate patenkinti. Vienas, su kuriuo jūs einate į. Pamatyti istoriją. Tai vaikinas. Kaip kalėjimo rankovės, nubaikit. Eikite pažiūrėti, kas yra Salvatore Mankuzas ir sakykite, na gerai, bet vaikinai, ne tas, kuris galbūt buvo jo politinėje pusėje, taip sakant, su Mankuzo metodais galbūt taip gerai nesutarė. Jis jį gynė, sakydamas, kad Mankuzas nužudė per mažai žmonių. Turėjo padaryti dar blogiau nei padarė. Ne, padaryti gerai, šiek tiek spaudžiant ir uribistų pusę. Pagalvokite, kad Uribe buvęs Venezuelos prezidentas yra nuteistas. Istorinis Juano Zapatos priešas, kuriam Kolumbijos pereinamojo laikotarpio teisingumas priskiria daugiau nei 6200 klaidingų teigiamų rezultatų. Tai yra žmonės, kurie buvo nužudyti, o jiems į rankas buvo įdėtas ginklas, kad jie atrodytų kaip sukilėliai ir taip kariškiai galėtų gauti apdovanojimus. Vaikinai, tai tikrai neįtikėtini dalykai. Štai, o šis Uribe nepalaikė Belardo, nes jis jam atrodė per daug radikalus, jis palaikė Palomą per pirmąjį rinkimų turą. Kai tik Belardas pateko į antrąjį turą, jie suartėjo. Bet net ir pačiam Uribe Belardas buvo kažkas labai neapibrėžto. Tada šis ponas nuotraukoje centre, matote, jis gynė Davidą Musiją. Davidą Musiją Guzmaną, DMG, kuris buvo atsakingas už piramidės schemą, turėjusią
200 000 aukų. Šis ponas pradingdino milijardus, išplovė daug narkotikų pinigų, buvo sučiuptas Jungtinėse valstijose, atliko bausmę Jungtinėse valstijose ir dabar yra kalėjime Kolumbijoje. Iš pradžių jį gynė Abelardas kaip advokatas. O vėliau ką gynė Abelardas? Jis gynė Aleksą Saabą. Aleksas Saabas, kurį matote čia dešinėje. Aleksas Saabas, kuris buvo Čaveso, vėliau Maduro statytinis visose tarptautinėse sandoriuose, kai buvo slepiamas auksas, slepiami doleriai. Jis rūpinosi vienos misijos konkursais, rūpinosi vadinamosiomis klep maišais, tai yra maišai su pinigais. Jis parsėmė dalį nuo visko. Vėliau jis tapo diplomatinio korpuso nariu, kai buvo suimtas Žaliojo Kyšulio Respublikoje ir norėta jį išduoti. Sakai, kad mes mirę? Ką turiu omenyje? Ne, turiu omenyje... Mes kalbame apie šios veikėjus čia. Ne, akivaizdu. Tada jis grįžo į Venezuelą po ekstradicijos. Kuri buvo nesėkminga ir Maduro jį paskiria ministru tuo metu, kai Maduro sugaunamas. Sausio 3 dieną Jungtinės valstijos sako, norime Sabo. Delsi Rodriguez pasiuntė Sabą į nemalonę ir perdavė jį Jungtinėms valstijoms. Štai, Sabas. Sabas, jis buvo tas, kuris įsikišo, kad neišlaisvintų Alberto Trentinį ir kuris laikė derybas pakibusias ant plauko. Nes jis norėjo užsitikrinti išvykimą į Italiją. Savo vaikams ir žmonai jis norėjo pilietybės. Jis norėjo gauti leidimą iš Italijos vyriausybės atvykti į Italiją, žinodamas, kad Jungtinės valstijos vis dar jo ieško. Jam nepavyko, buvo nuosprendis, žmona apskundė ir nuosprendį. Dabar jis yra Italijoje, gali pasižiūrėti naujienas. O dabar jis buvo ekstraduotas ir yra Jungtinėse valstijose. Štai, Kolumbijos prezidentas, tas, kuris taps prezidentu po kelių savaičių, buvo Alekso Sabo gynybos advokatas. Štai, kad trumpam suprastumėte, apie ką mes kalbame. Dabar pagalvokite, šis ponas turi daugybę dalykų, kurie mums kelia klausimų. Nes aš turiu moderatorius, kurie neturi gyvenimų. Tai yra čia. Vinteris man sako, kad jo žmona yra buvusi modelis iš Romos. Jis viską žino. Viską. Taip ir taip toliau. Kažkas netgi anksčiau parašė vardą. Bet jei ieškosite, lengvai rasite. Aš apie tai parašiau savo paskutinėme straipsnėje. Laikraštyje Fato Quotidiano, bet žinau, kad jūs neskaitote Fato Quotidiano. Tačiau savo paskutinėme straipsnėje laikraštyje Fato Quotidiano. Bet aš jį skaitau, tai yra net aš jį skaitau. Galite skaityti mano tinklaraštyje. Italų kalba, Fato Quotidiano, rasite daug įdomių dalykų apie Lotynų Ameriką. Dabar pagalvokite, Velardas iš karto pasakė, kad reikia stiprinti santykius su Izraeliu. Iš karto. Svarbiausias dalykas, Kolumbijos prezidento prioritetas vos tik atėjus į pareigas. Žinote, kai kas nors yra kaimynas, ar ne? Ir bijai dėl ekonomikos, ar ne? Būtent stiprinti santykius su Izraeliu. Kad diplomatiniai santykiai buvo nutraukti su Gustavo Petro vyriausybė. Kodėl Gustavo Petro? Nes iš tikrųjų, nebuvo ideologinio suderinamumo ir buvo pasmerkiamas palestiniečių genocidas. Ir tada apskritai galima pervesti lėšų ir į Trumpo valiją ir panašiai. Taip. Tada Belardui iš karto pasakiau. Bet jei aš tapsiu prezidentu, išeisime iš JUT, Amerikos valstybių organizacijos ir Amerikos žmogaus teisių teismo. Jie niekam nereikalingi. Ką mes ten veikiame? Taigi žinoma, sekdamas Trumpo pavyzdžių, ar ne? Ir jei pažiūrėsite į pirmą paveikslėlį tą kairėje, matote jį visiškai laimingą. Su savo JAV pilietybę rankoje. Beje, dėl to kai kurie teisėjai Kolumbijoje jį kritikavo. Sakydami, kad jis negali būti Kolumbijos prezidentu, jei taip pat yra JAV pilietis, kad jis turi atsisakyti savo pilietybės. Tačiau iš tikrųjų jis neatsisakė pilietybės. Ir čia manęs klausė, žiūri klausimus, sako, o kaip dėl sąmokslo teorijų rinkimų Kolumbijoje? Ar buvo klastojimų. Tačiau iš tikrųjų balsavimo sistema Kolumbijoje yra gana patikima sistema. Man asmeniškai nepatinka kalbėti apie klastojimus, kai nėra jokių įrodymų,
nes kitaip viską sumaišome ir atrodo, kad visada galima sakyti bet ką. Jūs žinote, kad aš kalbu apie tai, ką žinau, apie tai, ką suprantu arba kuo esu įsitikinęs. Tačiau štai šiuo atveju tikrai buvo man Cepėdos prašymas peržiūrėti 30 000 rinkimų apylinkių protokolų. Buvo keletas vaizdo įrašų, kurie cirkuliavo, aš negalėjau patikrinti, ar tai tikri vaizdo įrašai, kuriuose rodomi įsikišimai, taip sakant, arba klastotės, tarkime, skirtingų rinkimų apylinkių protokoluose, kuriuose buvo neteisingi skaičiavimai. Tačiau, kartoju, aš nemačiau, kad stebėtojai būtų pastebėję tokių didelių klastojimų, kurie būtų išskyrus pavienės situacijas, kurios galėjo leisti manyti, kad duomenys galėtų pasikeisti. Nes galiausiai Adelardas laimėjo su svarbiu skirtumu, su svarbiu pranašumu. Be abejo, Kolumbija, ta pati Kolumbija, kuri buvo pasakiusi ne referendumui, ta pati Kolumbija, kuri 2022 metų rinkimuose nebalsavo už Petrą ir toliau balsavo už dešiniuosius. Ir ta Kolumbija, miestų Kolumbija, mažiau kaimišto Kolumbija, Kolumbija, kuri nepatyrė partizaninių judėjimo, Kolumbija, kuri negyvena konflikte ir todėl ji yra artimesnė dinamikai susijusiai su verslu, pramonė. O tarptautinė ekonomika ir todėl ji daug labiau tiki į pasaką apie tai, kad ateina komunistai, kurie atims iš mūsų visą gerovę ir viską atiduos valstiečiams, žinoma, garsioji žemės reforma. Taigi sakykime, kad baimė dėl komunisto pasislėpusio spintoje, net ir šiuose rinkimuose. Ir ypač dėl klaidų, mano nuomonė, kurios buvo padarytos rinkimų kampanijos metu. Ivanas Cepėda padarė taip, kad laimėtų Adelardas. Pereikime prie paskutinės Peru. Kad treneriui pavyko, vaikinai. Kad treneriui pavyko 4 kartai po 36,7%. Taip, iš tikrųjų dabar su balsais iš užsienio skirtumas didėja. Taigi mes jau pasiekėme skirtumą, kuris jau nebėra, sakykime, skirtumas, o Sančes jau nebegali pasiekti. Taigi Sančes, kuris nėra tas Sančes, atkreipkite dėmesį. Tai ne ispanas Sančesas, o perujietis Sančesas. Ir mes pasiekėme skaičius, kurių Sančesas jau nebegali užginčyti. Taigi, Peru nacionalinė rinkimų taryba jau paskelbė Keiko Fujimori nugalėtoją, kuri tikrai nėra visiškai nežinoma. Jie jau 4 kartus bandė laimėti rinkimus su savo partija. 3 kartus jai nepavyko, o 4 kartą jis sugebėjo gauti tą pačią vietą, kurią užėmė jos tėvas. Nes ji yra diktatoriaus Fujimorio dukra, jis valdė 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Taip, ji tikrai yra senojo japonų kilmės Peru diktatoriaus dukra. Jis valdė Peru geležinę ranką, kovodamas su švytinčiu taku. Ir atkreipkite dėmesį, kadangi jis buvo nuteistas, jis mirė būdamas nuteistas už nusikaltimus žmoniškumui, korupciją, daugybinius nužudymus. Kitaip tariant, jis buvo nuteistas už tai, kaip valdė Peru ne geležinė ranka, o kaip nusikaltėlis. Jis buvo nuteistas už tai, kad prievartą ir neinformavęs sterilizavo 10 000 indienių moterų iš Peru kaimo vietovių. Ir būtent apie tokią kilmę mes kalbame, nes ji yra šio pono dukra ir žinoma, ji laikosi tos pačios politinės linijos. Tai nėra taip, kad obuolys nukrito toli nuo medžio, tai obuolys, kuris nukrito prie pat medžio šaknų. Taigi, Keiko Fujimori yra labai prieštaringos asmenybės Peru dukra. Tačiau atkreipkite dėmesį, kai jis mirė, jis vis dar sulaukė didelio populiarumo tarp didelės Peru gyventojų dalies. Štai čia pateikiau keletą duomenų, nes kai kalbame apie Peru, kalbame apie unikalų atvejį. Jo istorija, tai yra, mes kalbame apie šalį, kuri pastaraisiais metais matė beveik viską, ko tik galima tikėtis. Laukia. Paima mulą, prikala mulą. Kaip tokio žmogaus dukra taip lengvai ten atsiduria, atsiprašau.
Tu tai pateikei per daug paprastai, po viso to maniau, kad nieko nebus apie kilmę. Specialiai vartoju žodį kilmė. Taigi turėkite omenyje, kai kalbame apie rinkimus ir kad jį bandė 4 kartus, neturime galvoti, kad tai rinkimai, kurie vyksta kas 5 metus, tiesa? Nes Peru yra politinis nestabilumas, kuris beveik įgimtas Peru politiniai sistemai. Todėl rinkimai čia vyksta labai dažnai. Buvo 1-1-1-1, o paskui yra biuletenis, pamatysite. Bet tada nuo Pedro Pablo, kuris 2018 metais baigė prezidento kadenciją, jo įpėdinis Martinas Vizcarra išbuvo 2 metus. Įpėdinis išbuvo 1 metus, kitas po jo 1 metus, tada jis surengė autoperversmą ir jį suėmė. Dina Boluarte 3 metus. Jau tyriama dėl represijų, kurios įvyko po jos atėjimo į valdžią. Taigi, nuo 2022 metų Dina Boluarte, Jose Geri, Jose Marija Balkasaras ir dabar Keiko Fujimori. Nuo 2022 metų buvo 3 prezidentai. Taigi, rinkimai vyksta gana greitai. Tačiau, kai sakau, kad jį bandė 4 kartus, nereikia manyti, kad jį tai daro nuo 80-ųjų metų. ir ji yra to, kuris daugelį metų buvo valdžioje, duktė. Dabar mes galvojame apie Bukelę galvodami, kad Lotynų Amerikoje niekada nebuvo tokio kaip Bukelė. Iš tikrųjų, Albertas Fujimoris yra tas, kuris galėtų būti, matote jį čia centre šioje nuotraukoje, jis yra pats viduryje, japonų kilmės. Peru yra didelė japonų diaspora, tai buvo tarsi Bukelės griežtos rankos preliudija. Jis kartu su tokiais veikėjais kaip Montesisas ir kitais įvedė kietos rankos politiką. Tai reiškia, kad jei buvai įtariamas priklausantis Sendero Luminoso arba dalyvavai kairiųjų studentų judėjimuose, jie ateidavo, sugalvodavo pretekstą, tave nužudydavo ir paskui kažkur palaidodavo. Tam tikrų momentų šios operacijos išaiškėjo, jis buvo nuteistas, kartu su visais kitais, apie kuriuos jums pasakojau. Taigi, jis susiformavo labai dešiniškos, saugumą sureikšminančios ir labai smurtinės valstybės idėjos aplinkoje. Iš tiesų, jei pažiūrėsite į jos programą, ji pasakė, kad atvyko įvesti tvarką Peru. Ji nekalba apie politinius ar socialinius klausimus. Esu tai kažkur girdėjęs, tai dažnai girdima frazė. Ji atvyko įvesti tvarką Peru. Dabar visi, kuriuos matote nuotraukoje, dauguma jų yra tyriami, mirę kalėjime, nusižudę, nuteisti už korupciją. Tai yra paskutiniai 11-12 Peru prezidentų, jei skaičiuosime Diną Boluarte, jei skaičiuosime ir Geri. Jų yra 12 ir jie buvo arba nuteisti, arba nusižudė. Arba dar turi atlikti bausmę. Taigi, politinė situacija Peru yra neįtikėtina. Tačiau atkreipkite dėmesį, kodėl apie Peru taip mažai kalbama. Nes Peru ekonomika yra stabili, solis, kuris yra Peru valiuta, soliai, ir jie toliau išlaiko labai stabilų kursą dolerio atžvilgiu. Taigi, tai yra ekonomika, kuri laikosi, tai yra tvirta ekonomika. Taigi, šia prasme nestabilumą sukelia kongresas, kuris ir sukuria daugumo problemų. Ir kad Peru kongrese dabar buvo įvykdytos reformos. Peru kongrese buvo 110 kongresmenų, iš kurių 106 turėjo kaltinimų arba buvo nuteisti už korupciją, seksualinį smurtą ir prekybą poveikiu. Tai buvo kongresas, kuris buvo kaip vagių gauja, o ne tikras kongresas. Ir šis kongresas buvo tas, kuris reiškia nepasitikėjimą prezidentais, sakydamas, kad jie yra nekompetentingi. Intelektualiai nepajėgus būti prezidentais, taigi, žodžiu, siaubinga politinė situacija. Matote, koks yra Alberto Fujimorio diktatoriaus nuteisto už nusikaltimus žmoniškumui dukters plakatas. Jį laimėjo su plakatu, kuriame parašyta Peru su tvarka. Štai, šiuo metu nežinome, kas mūsų laukia Peru. Tačiau tikrai vietinėms tautoms, kaimo gyventojams, toms bendruomenėms, kurios neatstovauja to pramoninio Peru, to Peru
didžiųjų įmonių ir to klientelinio Peru jų nelaukia derlingi metai. Jų laukia labai sunkus metai, represijų metai, išteklių eksploatacijos metai. Peru yra šalis, kurioje vyrauja grobuoniškas išteklių eksploatavimas. Kaip ir Bolivijoje, kaip ir kitose šalyse. Kolumbijoje, pavyzdžiui. Mes to nepaminėjome, bet Abelardas ir Las tai paaiškina. Antrasis jos skambutis po pokalbio su Trumpu bus skirtas naudingųjų iškasenų ir naftos gavybos įmonėms. Jis sakys, mes čia atvykite, darykite, ką norite. Taigi, mes susidurėme su Peru situacija, kuri atitinka tai, kas vyksta regione. Pabandykime paskaičiuoti. Honduras, vienas iš pirmųjų balsavimų, kurie buvo palankus Trumpui, su Trumpo įsikišimu. Tada turime Bukelę, kuris tapo Trumpo draugu, kai leido jam naudoti sekot ir pradėjo gauti pinigus už deportacijas. Tada turime, apie deportacijas dar pasakysiu vieną dalyką pabaigoje, primint man Milko apie venesueliečių deportacijas. Dabar turime Adelardą ir Spriegą Kolumbijoje, dar vieną didelį Trumpo draugą. Tada turime naująjį Bolivijos prezidentą, kuris taip pat yra susijęs su Trumpu, o Fujimori valdo kartu su Trumpu. Kas? G. Fujimori, come è messa a punto? Ji labai gerai valdo kartu su Trumpu ir ji nebuvo pakviesta į susitikimus, kuriuos Trumpas surengė su Miliu, kuriuos surengė su Bolsonaro sūnumi, kuriuos surengė su tam tikrų kastu, taip su kastu, kuris yra Čilėje. Ji nėra tarp Trumpo favoritų, tačiau ji jau pasakė, kad žinoma prisiderina prie naujos politinės bangos regione. Kartoju, mylėjus Argentinoje, Kast, Čilėje, turime ir Paragvajų bei Boliviją, kurie taip pat prisiderinę. Dabar Brazilijoje metų pabaigoje vyks rinkimai, Lula vėl bando laimę, Bolsonaro sūnui buvo uždrausta dalyvauti ir jis taip pat buvo nuteistas. Taigi, tikriausiai, nors apie tai mums turėtų papasakoti mūsų Francesco Guerra, vis dėlto kandidatuos bolsonarizmo atstovas, kuris šiandien yra labai garsus. Rio de Janeiro gubernatorius ir greičiausiai jis bandys kandidatuoti, o jei ne jis, tai kitas bolsonarizmo atstovas. Nes bolsonarizmas nemiršta be Bolsonaro. Dabar tai jau srovė, kuri gyvuoja savarankiškai. Ir tada turime Ekvadore žinomą Danielių Nobo. Jis taip pat turi JAV pilietybę, gimęs ir užaugęs Jungtinėse valstijose, Ekvadoro prezidentas. Pradeda matytis tam tikras dėsningumas. Taip, būtent. Tai gana neraminantis dėsningumas, kuris kita vertus leidžia suprasti, kaip Kuba, Nikaragva ir Venezuela, jų šešėlis, baubas to, kas vyksta ir kas įvyko Kuboje, Nikaragvoje ir Venezueloje, vis dar išlieka. Apie Nikaragvą niekas nekalba, bet Danielis Ortega visiškai išprotėjo, neturiu kito žodžio apibūdinti tam, ką Danielis Ortega daro Nikaragvoje. Su sandinizmu tai jau 10 metų neturi nieko bendro, taigi tai, kas vyksta Nikaragvoje, kas įvyko Venezueloje ir kas dabar vyksta Kuboje, dabar yra baubas visam regionui. Jie balsuoja arba už kraštutinių dešiniųjų prezidentus, arba už outsiderius, itin liberalius, itin laisvos rinkos šalininkus, kurie nori visiškai liberalizuoti visą rinką ir atsiverti Vašingtono dinamiką. Taigi, šiandien yra naujas Kondoro planas, kuris jau nebėra susijęs su diktatūrų įvedimu šalyse. Taip, bet tai yra atvesti į valdžią prezidentus su dviguba JAV pilietybė, kurie atvertų rinkas išnaudojimui Ir taip toliau. Išnaudojimui ir Trumpų šeimos verslui. Nes yra ir tai Taip. šeimos verslas. Ar turiu tau priminti apie tą, kaip ten, apie tradiciją, apie judėjimą? O dėl kito klausimo norėjau tavęs paklausti. Dėl Facebook duomenų apie Fujimori, ar buvo gausi japonų bendruomenė? Taip. Taip, buvo gausi japonų diaspora Peru, bet taip pat ir Brazilijoje. Kai aš gyvenau San Paule, įsivaizduokite, jei kada nors nuvyksite į San Paulą, San Paule yra didžiausias japonų kvartalas už Japonijos ribų. Vadinasi Japao Libertagi. Ir yra būtent San Paule. Ir viskas yra japoniška, net Starbucks yra neįtikėtinas, viskas padaryta japoniškai.
Ir Peru, ir Brazilija buvo dvi šalis, kurios sulaukė labai stiprios japonų migracijos maždaug prieš 1000 metų. Aš tai žinojau, galbūt dar pasidomėsiu, tai galbūt susiję ir su tuo, kaip japonai buvo traktuojami Antrojo pasaulinio karo metu internavimo stovyklose Amerikoje. Todėl jie galbūt persikėlė. Ne, tai buvo anksčiau. Bet tai labai įdomi istorija. Kitą kartą galime aptarti japonų diasporą ir apskritai diasporos. Venezuela, pavyzdžiui, yra viena iš šalių, kuri priėmė daugybę diasporų. Bet iš tikrųjų aš nesuprantu, kodėl Italijoje daugiau nekalbama apie Venezuelą. O Agostinas Kodacis, kuris buvo iš šiaurės rytų Italijos, tapo pirmuoju Venezuelos kartografu XIX amžiuje. Tas, kuriam tuometinis Venezuelos prezidentas buvo pavedęs sukurti migracijos kanalus iš Europos į Venezuelą, Agostinas Kodacis. Italas, tai yra Italijos buvimas Venezueloje visada buvo labai ryškus, tačiau apie tai kalbama tikrai per mažai. Apie deportuotusius pagalvokite apie jų nelaimę. Pagalvokite apie tai tikrai per mažai kalbama. Turiu trumpai atsakyti vieną komentarą. Čia sako, kad mokytojas patrumpino savo barzdą palyginti su ankstesniu tiesioginiu eteriu. Kas tau tai pasakė? Mosadas? Ne, man tai pasakė Ona mažoji, kad jinai buvo per ilga, todėl ją patrumpinau. O čia Madride dabar karščio bangos, dabar yra 40 laipsnių. Tai pagalvokit, kad Trumpas tęsė deportacijas į Venezuelą. Nes kai tik Maduro buvo pašalintas, pagrobtas, su Delsi Rodrigesu, jie pasakė, na gerai, dabar pradedame juos tau siųsti. Lėktuvai pilni nusikaltėlių mūsų nuomonė, kurie iš tikrųjų yra tiesiog surinkti žmonės, daugelis jų buvo paimti tiesiog gatvėse, kai jie ėjo į darbą. Na, jūs žinote AIS situaciją Venezueloje. Taigi, vaikinai, baisiausia situacija yra ta, kad daugiau nei 130 žmonių, kurie buvo deportuoti iš Jungtinių valstijų praėjusią naktį, žuvo. Jie buvo apgyvendinti viešbutyje Laguaira rajone netoli Maikete, viešbutyje, kuris visiškai sugriuvo per žemės drebėjimą. Todėl, manau, iš visų tą dieną deportuotų žmonių išgyveno tik 2. Įsivaizduokite, jums pavyko emigruoti iš Venezuelos. Pėsčiomis perėjote Dariono džiunglės, perėjote visą Centrinę Ameriką, pasiekėte Jungtinės valstijas, perėjote visą Meksiką, pasiekėte Jungtinės valstijas. Pradedate dirbti, bandote susitvarkyti dokumentus, nepavyksta, bet vis tiek pradedate, bandote dirbti. Galbūt turite šeimos narių Venezueloje, kuriems siunčiate pinigus, tam tikrų momentų manote, kad jums pavyko, bet nieko. Ateina AIS, pasodino jūs į kalėjimą, deportuoja, atvykstate į Maiketiją, net nespėjate pamatyti savo artimųjų. Žemės drebėjimas ir mirštate prispausti pastato, į kurį jūs uždarė jūsų pačių vyriausybė. Tai yra ir su... Šią optimizmo bangą aš labai dėkoju Diegui Batistesai už šį vakarą, kuris mus pradžiugino tikrai linksmomis, tikrai lengvomis istorijomis. Ne, tai sunku, aš dar vieną dalyką. Jeigu jam pavyko nuliūdinti mane, kuris užsiemu karų Ukrainoje ir Irane. Ne, tai sunkus dalykas, kuris man paliečia ir asmeniškai, vienas šeimos narys išvyko iš to oro uosto 5 valandomis anksčiau, kad atvyktų čia į Ispaniją. 5 valandomis anksčiau. Taigi yra situacija tiesiog iš esmės išskirtinė. Ačiū Jums. Jums sakiau, kad šį vakarą būsiu energingas, nes... Tačiau iš esmės buvo nedaug, suskaičiuota nedaug. Šį vakarą publika liko santūri. Iš esmės nedaug. Iš esmės sakiau Jums, kad tai bus tiesioginė transliacija, kurioje būsiu labai energingas, nes ypač dėl Venezuelos yra dalykų, kurie man atrodo neįtikėtini, kad jie nėra pasakojami, nepaaiškinami, nesakomi. Man taip pat sunku matyti vietas, kuriuose buvau, kuriuose gyvenau, visiškai sugriuvusias, žlungančias. Ir dar kartą kartoju, prieš 2 metus buvau Laguairoje, kalbėjau. Prisimenu vieną taksistą, nes buvome atvykę į Maiketijos oro uostą, apsistojame viešbutyje ir paėmėme taksi, kad šiek tiek apžiūrėtume Laguairą. Senamiestį, kurį jie buvo sutvarkę, ir prisimenu pokalbį, kurį turėjome su tuo taksistu. Sakykime, kokia dabar situacija, kai šalis iš esmės yra dolarizuota. Matome, kad rinka šiek tiek juda. Ir jis sakė, dabar galime dirbti, džiaugiamės, kad galime dirbti.
Ir jis mums sakė, kad turi 2 dukras, kurios mokosi, jis ir jo žmona dirba, sakė, dirbame abu, dukros mokosi ir mums pavyksta išgyventi iki mėnesio pabaigos. Vienintelis dalykas, mes nesugebame susidoroti su nenumatyta išlaida. Jeigu rytoj man prakiurtų automobilio padangą, aš neturiu santaupų, kad galėčiau už tai sumokėti. Taigi mes galime dirbti, bet verčiamės nuo dienos iki dienos. Kalbame apie žmogų, kuris buvo mokęsis, žmogų, kuris turėjo diplomą ir visą kitą. Tačiau jis dirbo taksistu, todėl pirmas žmogus Lagueiroje, apie kurį padalvojau, buvo jis. Tai buvo tas, kuris vis tiek bandė, turėdamas mažą matininkų parduotuvėlę, pardavinėti arepas ten paplūdimyje, būtent toje vietoje, kur pardavinėjo arepas paplūdimyje. Buvo Diosdado Kaveglio dukra, vos kelioms savaitėms iki žemės drebėjimo. Reklamuoti, ar ne? Kalbant apie Laguairą, turizmą, viską, taigi, žodžiu, tai yra... Tai kažkas, kas mane tiesiogiai paliečia, nes aš tai gerai pažįstu ir kartoju, man tai atrodo labai negražu. Tai yra, kad informavimui daroma tikrai labai bloga paslauga, kalbant apie tai taip, kaip dabar kalbama. Taigi, Mirko, pasinaudosiu progą ir tau padėkosiu, nes žinau, kad šiame kanale kalbam apie karą. Taigi, tu šiek tiek praplėti ribas, kad galėtume kalbėti ir apie tai, apie šias temas. Bet štai matau, kad Stefano man pritarė, ar ne? Skaičiau, kad galiausiai ir jūs būtumėt supykę, nes dalykai, kurie sklinda, dabar suprantu. Pavyzdžiui, jeigu nekalbat ispaniškai, bandyti suprasti kai kurios vaizdo įrašus, būkite atsargus dėl to dalyko su Vinted. Praneškite, kai matote tuos skelbimus, yra kanalų, kurie renka tuos skelbimus, kad praneštų. Kažkas anksčiau parašė apie tai, kad Epšteinas mirė arba kad jį nužudė, kaip sako. Ir tai nereiškia, kad tinklas buvo išardytas. Ir būtent tokių tragedijų metu ieškoma pažeidžiamų žmonių, šiuo atveju vaikų. Todėl tikrai, jei galime, stenkimės bendradarbiauti, būti naudingi net ir iš toli. Dar vienas dalykas – apkabinimas ir padėka Venesuelos diasporai, kuri padarė viską, ką galėjo. Mačiau surinkimo centrus čia Madride ir žmonės, kurie skiria savo laiką ir ėjo pirkti būtiniausių prekių visuose miestuose. Visame pasaulyje Venesuelos diasporos atstovai buvo priešakyje. Už tai, kad buvo ten, kad dalyvavo, net ir būdami toli. Taigi, iš tikrųjų, Venesueloje žmonės gelbsti žmonės. Ir ne tie, kurie nebuvo ten, darė viską, kad galėtų ką nors nusiųsti. Taigi, o kas dabar? Didžioji abejonė, ne tam, kad jūs dar labiau supykdyčiau, bet didžioji abejonė, kurią turime, yra, kas valdys pagalbą, kai jį pasiek šalį. Nes, kartoju jums, žinome, kad būtent kariškiai ir paramilitarių grupuotės vadovaujamos Diosdado Kavelio kontroliuoja juodąją rinką. Ir būtent jie tikriausiai muitinėse, uostuose ir oro uostuose bus tie, kurie priims šią pagalbą. Todėl tikiuosi, kad OSEA ir Raudonasis kryžius galės turėti tiesioginę prieigą prie šios pagalbos ir būtent jie galės ją valdyti, prižiūrėti. Galbūt, net jei jie nėra, sakykime, Jungtinių valstijų šventieji, jie galėtų pateikti paraišką. Jau matėme, kaip jie, pavyzdžiui, tvarkė pagalbą Gazai. Jie iš tikrųjų nevaldė pagalbos, jie tik ją vykdė. Dar vienas dalykas, tačiau noriu pasakyti, prižiūrint JAV Raudonajam kryžiui arba Ispanijos Raudonajam kryžiui arba Venesuelos Raudonajam kryžiui. Tačiau svarbu, kad būtų trečiosios šalis, kurios galėtų užtikrinti, jog ši pagalba nebūtų valdoma kariuomenės ir nebūtų valdoma vyriausybės šiuo atžvilgiu. Taigi, labai dėkoju Diegui visiems, kurie mus stebėjo. Kaip matote, mes skiriame dėmesio ir vietos įvairioms istorijoms, bet ir todėl, kad man patinka mokytis, tad tai sritis, kuriai neturiu laiko skirti, kuriai nesu pasiruošęs, paprasčiausiai neturiu laiko sekti Pietų Amerikos įvykių, todėl ir pasitelkiu ekspertus. Su šia aistra, nes jūs jaučiate, kokią aistrą Diego jaučia savo sričiai, kaip ir tada, kai girdite, kai ateina Poličkienė. Jis myli tai, ką daro, jam svarbu pateikti teisingą visapusišką informaciją, jis nėra ideologizuotas, nes, kaip matote, kritikuoja tiek kairę, tiek dešinę. Ir mano nuomonė, jie negauna tiek dėmesio, kiek nusipelno. Nes aš norėčiau matyti tokius žmonės kaip Diego, norėčiau matyti tokius žmonės kaip Poličkienė, eiti į televiziją ir paaiškinti, kas vyksta Afrikoje, Pietų Amerikoje, tokius dalykus. O vietoj to, šios dalykus turime daryti per YouTube. Laimiai, kad esate jūs, kurie mus palaikote. O kasgi rūpi ta televizija?
Jei mums prireiks 4 valandų kai kuriems įvykiams paaiškinti, mes turėsime tiek laiko, kiek tik norėsime. Mes neturime laiko apribojimų, neturime 1,5 minutės apribojimo, atsiprašome, reklama. Tai kanalas tiems, kurie nori suprasti ir kurie nori tikrai giliai suprasti dalykus. Nes tai, ką jis pasakė per šias beveik 2 valandas, yra tik mažytė dalis to laiko, kurį jis tam skiria ir tų dalykų, kuriuos jis žino. Ir jei pradėsite jį sekti, galėsite užduoti jam daugiau klausimų, klausti kitų dalykų. Tai tas pats, ką patariu daryti ir su polipolikienį, su afrikanizmi ir taip toliau. Ir aš, jau rūpinuosi karų Ukrainoje, tam paskyriau, nežinau, kiek valandų vaikinai, tūkstančius ir tūkstančius per šios 4,5 metų. Taigi, ponai, labai jums dėkoju, kviečiu jūs savaitgalį atnaujinimui apie Ukrainą ir galbūt bus kažkas ir su Kolmosante. Aš jums dėkoju, Mirko, labai ačiū už suteiktą laiką. Prisiminkime, kad šiuo metu tikrasis pasaulio čempionatas vyksta Venesueloje. Jei kur nors gatvėje sutiksite venesuelietį, apkabinkite jį ir pasakykite, kad mes esame solidarūs ir Venesuela atsidaus. Venesuelos žmonės yra pajėgus padaryti tai ir dar daugiau, tačiau šiuo metu jiems tikrai reikia solidaraus apkabinimo. Ačiū, kad mus sekate, esu solidarus. Ačiū, kad mus sekate mano kanaluose ir tikiuosi jūs sutikti čia Parabellum kartu. Taip. Netrukus tai bus paskutinė vieta, kurioje galėsiu kalbėti, nes tai man daug pasako apie tai, kaip veikia tam tikros redakcijos dinamikos. Nepamirškite parsisiųsti programėlės, o kas jos dar neturi, eikite ir parsisiųskite, nuorodą rasite aprašyme. Ačiū visiems ir geros nakties. Viso gero, gero vakaro.